Netrukus laidoje. Aš ateidavau į darbą ir aš visiems energijos, pasitikėjimo, pozityvumo, viskas ten labai faina, bet aš sėdu į mašiną važiuoti namo atgal ir man ašaros. Aš jaučiuosi nelaiminga, aš jaučiuosi užguita. Pasiekiau tam tikrą ribą, kad aš per 3 savaitės mečiau darbą, susikroviau daiktus ir išvažiavau į Londoną, nieko neturėdavau. Mano sergantis buvo tėtis, jisai buvo priklausomas nuo alkoholio, o to pasiekoje mano mama buvo irgi priklausoma, tik ne nuo alkoholio, buvo nuo tėčio priklausoma. Tai ta vadinama kopriklausomybė. Kas yra ta kopriklausomybė? Nes dažnai, sakau, kalbame apie, tarsi, yra žmogus priklausomas nuo alkoholio ir tai yra problema, kai dažnai ne visai taip yra. Iš tikrųjų, naujas konceptas buvo ribos. Tu nenubrėži tos ribos, kol tu nesuprasi, kad tu neišgelbėsi to žmogaus. Ir va čia tada, kai tu neišgelbėsi to žmogaus, tada tu turėsi galimybę atsisukti į save. Jo, dukrytė jam yra svarbiausia, bet ateidavo laikas ir mane nuvildavo ir tada viskas griūdavo. Tėtis labai mylėjo, bet jisai visada pasirinkdavo alkoholį. Mes tą dažnai nesąmoningai atkartojame savo santykį, mes ieškom to happy endingo, reiškia, aš sutiksiu vyrą, kuris pasikeis. Tarsi ta pati istorija, turės kažkokį tai problemą, bet... Jo, ant kiek man buvo lengva profesiniai, akademiniai dalykai, man buvo sunku santykių prasme. Nes kaip nustūksta tie darbai, tu duoji savo kažkiek tenais atsipalaiduoti ir tu sėdi ir aš jaučiau tokią vienatvę, nes vienintelis dalykas, ko aš iš tikrųjų norėjau, tai yra šeima. Bet aš to niekada negalėdavau pritraukti ir aš paskui hipnoterapijos metu irgi atradau tokį vieną įdomų dalyką, kur nebūčiau pagalvojusi. Kaip ir teorinį suvokimą turiu, bet daugiau mitų esu girdėjęs negu realių dalykų. Plika lenta, girdėjęs, žinai, mačiusi, kaip hipnotizuoja su laikroduku ir tu turi man papasakoti, kas yra hipnoterapija. Mes turim tam tikrus įsitikinimus, turime tam tikrus blokus, baimės, kurie ateina iš mūsų praeities dažniausiai ir mes turime galimybę juos perrašyti. Neištrinti, bet perrašyti. Liko kabėti klausimas, tai gerai. Ėjai, užkopė į tą savo karjeros viršūnę ir kas įvyko, nes turėjo įvykti arba krizė, arba kažkoks suvokimas, kad tu galiausiai atsidūrei čia. Tai va dar vienas dalykas, kodėl visą tai reiškia veikia. Laura, vieną dieną tu sėdėsi ir tu pasakosi šitą istoriją. Yra žmonių, kurių vidinės keliones būtų galima drąsiai prilyginti skrydžiui į kosmosą. Šiandienos pašnekovė Laura Steponavičiūtė viena tokių. Nuo neįtikėtinos tarptautinės ir velnės dėvių Prada lygio karjeros su nelaimingu santykių prieskoniu, smukdančių vaikystės traumų, iki laimingos meilės, naujai atrasto moteriškumo, vidinės ramybės, laisvės ir visiškai naujo hipnoterapeutės karjeros laiptelio. Būtent jos istorija, kuri drąsiai galėtų virsti kvapą gniaužiančią knygą, geriausias atspindys to, kokį pokytį į gyvenimą gali atnešti mokslų grįsta, akredituotų specialistų taikoma hipnoterapija. Kviečiu pakeliauti per mūsų pokalbį ir tave, pažinti Lauros vidinės kelionės labirintus ir geriau suprasti dažnai mistifikuojamą hipnoterapiją. Labai džiaugiuosi šio pokalbio giliu ir verte. Tikiu, kad tai pajusi ir tu. Tik prieš tai turiu tau klausimą. Įsivaizduokim, kad keliauji į bet kurią šalį atostogauti. Tebūnie, kaip pavyzdys, šį kartą tai bus lietuvių taip pamilta Turkija. Reikės interneto? Faktas. Kurį variantą iš dviejų renkiesi? A. Atvykus į Turkiją ieškai, kur ir iš ko pigiausiai nusipirkti SIM kortelę su veikiančiu internetu. B. Ramiai iš anksto užsakai internetu mažiau kainuojančią eSIM paslaugą ir nereikia nieko dėti į savo telefoną, naudojasi jie per programėlę telefone. Atsakymą nujaučiu. Klausimas tik, kodėl dar to iki šiol nepadari? Palieku kelias sekundės pagalvoti. Gali būti, kad dar negirdėjai apie lietuvių įkurtą Seilį, kurie ir kviečia nepatogias fizinės SIM korteles iškeisti į eSIM. Kaip šio epizodo rėmėjai, Seilį paruošė 15% nuolaidą PIN bendruomeniai, kuri galios bet kuriam pasirinktam planui. Nuskanavęs šį QR kodą arba užsukęs adresu seili.com /iš naujo parsisiųsi programėlę ir su kodu iš naujo gausi nuolaidą. Paprasta, kaip ir naudotis Seilį eSIM. Ir paskutinis dalykas – Audioteka Club. Dar neišbandėjai? 30 dienų knygų klausyk nemokamai. Tik per šią specialią nuorodą audioteka.club.lt /PIN. Jau virš 850 audio knygų. Jeigu patiks, už 10 eurų be 1 cento galėsi ir toliau klausyti visų Audioteka Club kataloge esančių audio knygų. Na o dabar leiskime į pokalbį su Laura Steponavičiūte. Aš esu Aurimas Mikalauskas ir čia laida Pradėk iš naujo.
labai tas ir su vaikais. Šiaip tas pats principas veikia, kaip pavyzdžiui vaiką, net vaikas zyzia ir tu sakai, nezys, bet ten, arba, tarkim, liūdėsio emocija irgi užeina, kai tu bandai nuraminti liūdėsi, tiesiog čia toks senas metodas jo, bet kai tu sakai, tu nusimini dėl to, kad čia vyko tas ir tas ir paaiškinti tą emociją, tai žymiai greičiau vaikas tai ir priima tą. Jisai priima, nes tu jam esi visiškai autoritetas, vienintelis tas informacijos šaltinis tuo metu, ne, kai mes esam suaugę, niekas tau už tave nepaaiškins, ne? Bet jeigu tu taip galėtum su savim kalbėti, kaip tu kalbi su vaiku, dėl to aš duodu tos vardus kažkokius, žinai, ten vieni pintesni ar kažkokie, bet tu duodi tą vardą, nes tau atrodo, kaip tu kalbėtum su vaiku, tai tu su tą dalim kalbi ir tu taip nusiramini, nes tas pasakymas, žinai, neverk, nesijaudink, ne kažką, čia yra blogiausias dalykas, ką tu gali patarti, nes aš dabar sakyčiau, Aurimai, negalvok apie sniego senį, kuris yra raudonas spalvos. Negalvok, nemąstyk, ne? Tai taip pat ir su jauduliu, sakom, ko čia jaudintis, dar kažką. Tai nepadeda, bet kai tu jį išgirsti, gerai, jaudinuosi, okei, tvarko, girdžiu tave, matau, suprantu, kodėl čia darai. Tai žinok, labai, va taip tada ir Visa kaip ir ta sąmoningumo tokia kelionė, kur tu meditacija, jeigu bandai kovoti su mintimis, kurios tave puola, tai tada tiesiog gausėja. Tai gausėja. O kaip praeik kiekvieną išgirsti. Aš tikiuosi, mes jau rašinėjom. Jau išrašinėjom. Tai ką. Iš tikrųjų labai įdomi pokalbio tema, žinai, kuriam galėsim prie jos dar sugrįžti. Bet visgi pasisveikinsiu. Labas, Laura. Man toks įdomus jausmas su tavim. Aš kažkaip nuo pat pirmos dienos, kai man Judita parodė tave ir sako, mes turbūt ją pasikviesti į laidą, aš taip žiūriu, man toks jausmas, kad aš tai jau seniai pažįstu. Nežinau kodėl. Tikrai, retai, kada man tai būna, negaliu sakyti, kad čia, nuolat man taip. Tikrai kažkodėl toks jausmas, kad mes jau esam pažįstami ir jisai labai ir tęsiasi. Turiuomenį dabar, kaip mes pasisveikinam, tu atei, nors iš tikrųjų nesam bendravę, bet tiesiog atrodo, kad mes jau kažkokie seniai pažįstami ir galim tiesiog kalbėti toliau temą, kurią pradėjom praeitam gyvenime ar kažkada kažkur kitur kalbėti. Tai labai džiaugiuosi, kad atei į laidą ir tikrai aš užsikrėčiau tuo entuziazmu su tavim susipažinti ir susipažinti su tavo istorija nuo Juditos, nes Judita tu neįsivaizduoji, žinok, kaip tiesiog sako, čia bus, kaip įdomu tiesiog, ir ypač kai tu atsiunti balso žinutės, pasipasakoji šiek tiek savo istoriją, tai nuo to laiko mes abu labai degam iš to pokalbių ir dabar perduosiu Judita linkėjimai, kad džiaugiuosi, kad galiausiai turiu galimybę pasikalbėti. Iš tikrųjų, tavo istorija labai įdomi. Labai įdomu, kur jinai atvedė ir aš norėčiau gal nuo čia ir pradėti, nes vėlgi žmonėms, kas galbūt tavęs nežino, nepažįsta, manau, kad įdomu būtų sužinoti, ką tu dabar veiki, ką darai ir paskui mes pakalbėsime apie tai, kaip tu čia atėjai. Gerai, tai labas Aurimai, sveiki žiūrovą, auditorija, ačiū tau, kad čia nais galiu būti. Su Judita tikrai, kaip sakai, pajūčiau kažkokį ryšį ir su tavim, kai susipažinau dabar, labai tas jaukumas tikrai išlieka, tai pritariu tą. Aš pati esu hipnoterapeutė. Dabar jau galiu tą drąsiai sakyti, jau dabar žinau, kad įdėjau tikrai nemažai darbo, kad galėčiau auditoriją edukuoti savo auditoriją, Lietuvos auditoriją. Anksčiau tikrai to prisibijodavau žodžio, nes labai nenorėjau būti painiojama ir lyginama su, kaip vadinau, vudu, su kažkuo, kas yra iškreipta, kas būtinai ten susijęs su praeitais gyvenimais, kas yra nepaaiškinta. Tai yra visiškai ne taip, tai aš esu akredituota, licencijuota hipnoterapeutė. Savo praktiką Lietuvoje vykdau jau 4 metai, tai aš pradėjau berods 20 pasibaigiau, tai 20 aš įkūriau savo praktiką Vilniuje, kuri ir mano ir nuostabai gerąja prasme iš tikrųjų labai greit pradėjo ir vystytis, ir aukti, kaip sakau, toksai burbulas iš tikrųjų gan greitai sprogo, dėl to džiaugiuosi. Dėjau daug darbo, kaip sakau, edukuoti apie tai, kad tai yra tikrai pagrįstas, moksliškai pagrįstas įrankis, jis yra be galo stiprus įrankis padėti žmogui. Tai yra mano misija, mano pašaukimas ir džiaugiuosi, kad tas įrankis mane įgalina tai daryti. Ir šiai dieną aš esu įkūrusi ir terapijos namus. Vadinasi, ir Reit, tai yra perrašymas istorijos ir labai glaudžiai susijęs su tuo, ką aš darau savo darbe, su tai, kad mes turim tam tikrus įsitikinimus, turime tam tikrus blokus, baimės, kurie ateina iš mūsų praeities dažniausiai ir mes turime galimybę juos perrašyti, neištrinti, bet perrašyti. Tai man labai tas asocijuojasi ir artima mano širdžiai ir dabar turiu 3 specialistės. Viena Singapūrė, viena Londone, kita Lietuvoje ir jau dalinamės ir klientų ratu, tikrai nuostabios specialistės atrinkinėjau, o pati
dar kuriu ir bendradarbiauju su gydytojais, psichoterapeutais, kas man irgi buvo didžiulis žingsnis, kad jie priimtų tai kaip terapijos šaką, kaip metodą, kuris gali padėti žmonėm. Ir kuriam produktus susijusius su pagalba žmonėm. Man labai įdomus konceptas istorijų perrašymo. Aš su juo pirmą kartą susipažinau tokioj netikėtoj vietoj. Buvo tokia knyga Mąstantis vaikas, mes išleidom. Jinai skirta tėvams. Siegel, man atrodo, autorius yra ten 2 autoriai. Siegel, tu sakė. Jo, bet ir ten pasakoja iš esmės tokia istorija, kaip, tarkim, vaikas kažkurio metu skendo savo gyvenime ir jis paskui visą laiką bijo plaukti. Ir pasakoja, kaip mes galim vaikam perkurti jų istoriją, kažkokį įvykį, kad panaikinti tą baimę. Taip. Tokia. O kokią knygoje techniką naudoja tą perrašyti? Jie turbūt chemoterapiją naudoja, taip? Greičiausiai, bet negaliu garantuoti. Aš tą knygą skaičiau prieš kokius 7 metus. Man toks buvo, geras, labai įdomu. Tiesiog, kad apskritai tokia technika egzistuoja, kad apskritai mūsų prisiminimai yra lankstus, kad mes dažnai patys netgi kiekvieną kartą prisimindami kažkokią istoriją, ją jau šiek tiek perrašom ir kas reiškia, kad tikrai galim laisvai perrašinėti, kaip mes norim, sąmoningai tą daryti, o ne tik nesąmoningai. Tai labai įdomu. Norėsiu tikrai apie tai paskelbėti. Ir dar įdomu, dėl ko mes ne per seniausiai Audiotekoje išleidom vieną audio knygą 4 susitarimai, kur tam tikrą prasme irgi kalba apie tai, ten tai vadina susitarimais. Tai čia yra tie susitarimai, žinai, kaip įsitikinimai arba istorijos, kurias irgi perrašo. Ir ten yra tokie, kad, sakykim, kas yra faina, kad kai tu taip irgi žiūri, kad tu kažkuriuo metu savo gyvenime sudarai tam tikrą susitarimą, kad aš elgsiuosi taip, arba kad aš tikėsiu tuo, tu gali kaip sulaužyti tą susitarimą arba iš naujo persitarti su savim, padaryti darybas. Ir su naujas aplinkybės kažkas pasikeitė ir sakai, ne, nuo šiol aš darysiu taip ir taip. Galėsim apie tai beje paskelbėti, aš turiu keletą klausimų iš tos knygos. Bet kas man kur kas įdomiau, dėl ko mes ir esam pinę, kad nemanau, kad tu prieš, kad ir 10 metų būtum galėjus įsivaizduoti, kad tu čia būsi, žinai, kad tu būsi Lietuvoje, kai tu savo didelę dalį gyvenimo praleidai užsienyje. Pradėkim nuo pradžio. Pradėkim nuo tavo vaikystės. Kokia buvo tavo vaikystė? Ir aš šiek tiek žinau apie tai, žinau, kad jinai buvo gan sunki, bet norėčiau, kad papasakotum visiems apie ją. Tai jeigu, sakau, dar kokie, nežinau, gal ne 5 jau, turbūt daugiau metų, bet anksčiau būčiau sakęs, tokia, sakykime, tą tradicinę lietuvišką vaikystę, kaip ir turėjau mamą, tėtį, brolį, buvo tokių sunkesnių kažkokių laikų, bet šiai dienai visą tai suprasdama, aš galiu tikrai pasakyti, kad tai buvo labai sunki vaikystė, tai buvo sunki, daug traumų palikusi vaikystė, bet aš galiu apie tai laisvai kalbėti, aš tikrai nenoriu, ne tik, kad nenoriu, bet aš pati nežiūriu tai, jog aš buvau kažkokia auka, kad kažkas yra blogai, iš tikrųjų visų tos istorijos yra perrašytas, jos yra neištrintas, viskas, kas buvo, tas buvo, kas įvyko, aš iš to supratau daug dalykų, išmokau, aišku, žiūrint atgal, aš tikrai nebūčiau ta, kuris sakytų, kad ir kartočiau tą vaikystę, jeigu galėčiau, žinai, kaip čia sako, vyrai, nes mane daugam parašė. Ne, aš to nedaryčiau, nei aš jas aukštinu, nei garbinu, nei kažkaip nuengiu, bet aš tikrųjų nesinešu nei jokių nuoskaudų, nei savo tėvam. Mano tėveliai jau nebėra, bet nesinešu nei nuoskaudų, nei pykčių, nei kažkokiu, vėlgi sakau, kad čia labai man kažkaip nenuskilo, ar jeigu aš būčiau augus kitoje šeimoje, galbūt, kad taip susiklostęs mano gyvenimas, tai tikrai ne. Viskas to yra gerai, dėl to galiu apie tai laisvai ir gal lengvai kalbėti. Tai aš užaugau šeimoje, kur mes turėjom sergantį žmogų. Tai mano sergantis buvo tėtis, jisai buvo priklausomas nuo alkoholio, o to pasekoje mano mama buvo irgi priklausoma, tik ne nuo alkoholio, buvo nuo tėčio priklausoma. Tai ta vadinama kopriklausomybė, tai codependency. Tai aš iš tikrųjų, kaip ir sakau, augus tiem žmonėm, kur emocionaliai aš kaip ir neturėjau kontaktą. Aš turėjau labai artimą ryšį su tėčiu, bet aš jį turėdavau, kol jisai neužgerdavo. Ir kai jisai užgerdavo, tada viskas pasikeisdavo. Tai taip, žinai, žiūrint atgal, ne tik tai apie tos blogus dalykus, aš tikrai tęsiu, ne tik apie blogus, bet, sakykime, traumuojančius dalykus, ką tai paliko, kaip tai formavo mane kaip asmenybę, aš tą pakalbėsiu, bet noriu irgi nenuspalvinti visko juodai, buvo tikrai ir gražių dalykų ir aš manau, mama
nors ilgą laiką labai to engiau, man mamos atsidavimas šeimai, tėčiui buvo kaip silpnumo ženklas. Aš tai matydavau, kad galvojau, kad gyvenime tokia niekada nebūsiu, nes tu esi visiškai priklausoma nuo kažko, taip. Bet iš tikrųjų jos atsidavimas davė daug mums ir to tokio suvokimo šeimos, tautiškumo, patriotiškumo. Tas pas mus buvo, seneliai buvo iš tikrai labai didelė rolė žaidė mūsų gyvenime. Bet ką noriu pasakyti, kad iš tikrųjų įsinešiau kai ką labai gero. Ir tas geras, ką aš įsinešiau iš savo šeimos, iš tikrųjų pasėjo tokius stiprius pagrindus manyje kaip asmenybėje, dėl ko aš ir esu sėkmingai, nes aš save laikau tikrai sėkmingų žmogumi. Ir tai yra toks 100% pasitikėjimas. Kas liečia profesinius dalykus, kas liečia pasiekimus, tikslus, aš taip savim pasitikiu ir aš tuo pasitikėdavau nuo vaikystės. Ir tai buvo mano tėčio dėka. Jis iš tikrųjų, kai jisai negerdavo, jis buvo labai protingas, jisai turėjo daug verslų, jisai buvo labai mėgiamas, turėjo daug draugų, toksai tikrai labai charizmatiška asmenybė, bet turėjo ligą, taip. Ir jisai mane aukštindavo, tikrai taip aukštindavo, ne tai, kad ten net leisdavo, aš tikrai būdavau subardavo mane ir panašiai, bet jisai aukštindavo, sakydavo, kad Laura, tu esi tikrai unikali, tu esi kitokia gerąja prasme ir man jie taip tas pasisėjo. Aš dabar kaip pas save atsimenu, net ir vaikystėje, aš turėdavau tokį, tai močiutės seneliai, visi dėdės, tetos jau už galvos susimdavo, aš ten visur, aš turėjau tokią drąsą eiti, bėgti, daryti, aš ten nuo medžio kritau, mašina per trenkus buvo, skendavau šunis ir skandžiu, bet visur dalyvaudavau, vesdavau renginius, darydavau dalykus, mokydavausi gerai, tai tikrai pasėjo tą tokį pasitikėjimą, kad sky's the limit. Aš taip gyvenau ir gyvenu iki šiol, aš tikrai žinau, kad viskas yra įmanoma, viskas yra pasiekiama, aš turiu nuostabų santykį su pinigais. Gal šitokia ta tema, tą pusę gal dėl to, kad norėjau pasakyti, kad pamačiau knygą Pinigų psichologija ir gal man tas susifiksavo, nes galvoju tą pasakyti, bet turiu tą irgi labai pasitikėjimą pinigų atžvilgiu iš tos pusės, kad žinau, kad jeigu reikia, tu gali visą laiką užsidirbti, tu visada gali pasiekti, nebijau darbo, nebijau iššūkių rizikos ir sakau, tai paliko tikrai gražų nuostabų dalyką manyje. Bet kita pusė, tai čia buvo, sakykime, tas pasitikėjimas kaip asmenybė savimi, kaip tikslų, profesiniai srity, tai man labai padėjo, bet kas liečia mano moterišką pusę, tai reiškia mano suvokimą savęs kaip moters, mano kūno savo priėmimo ir romantinius santykius, tai buvo gili duobėškas tame. Tai tikrai, tai reiškia visiškai tas santykis, kurį aš turėjau su tėčiu, jis suformavo mano tolimesnį santykį pasirenkant tam tikrus partnerius. Ir kaip sakau, tas toksai, mes visi turim savo tokį kryželį. Kryželį, kurį turime, kaip sakau, neštis, išmokti, suprasti, dėl ko tas yra, ar tai yra dėl karminių dalykų, ar tai yra dėl patirties, kurio mes turime. Aš turbūt į šitą klausimą neatsakysiu šiai dienai, bet mes jos turime ir kažkam kažkur vis yra kažkur sunkiau. Ir mano tas sunkumas, ant kiek man buvo lengva profesiniai, akademiniai dalykai, man buvo sunku santykių prasme. Ir tai suformavo tiek mano tėtis, tiek mama iš tos pusės, kad tėtis visada jisai mane mylėdavo, kaip ir jau minėjau, labai, duodavo labai daug tos meilės, bet jis mane visą laiką nuvildavo. Nuvildavo iš tos pusės, kad aš jo prašydavau negerti, prašydavau, mes taip jį kaip ir, sakykime, išblaivome, nes pas jį užgerimai būdavo kasmetiniai. Tai nebūdavo kas savaitgalį ir panašiai, jisai kažkur kas metus vėliau pradėtas intensyvėti, bet tu laukdavai to dalyko ir tarkim, kai vaikas tu visą laiką tikėdavai ir aš galvodavau, taigi jisai mane taip dievina. Jis iš tikrųjų visi žinodavo, kad Laura jam yra čia, jo dukrytė jam yra svarbiausia, bet ateidavo laikas ir mane nuvildavo ir tada viskas griūdavo. Būdavo tikrai tokių ten situacijų, kaip sakykime, kaip jam tie vadinami balti arkliai užėjo, kaip aš naktį žiemą ten basa bėgau ir nes buvau tiesiog išgąsdinta. Tai buvo daug tų įvykių ir man kaip vaikui labai tokia atoskyra didžiulė būdavo. Aišku, aš to negalėdavau sąmoningai suprasti, nieko aš nesuprasdavau, bet aš ir myliu ir aš negaliu, aš tiesiog mama, pavyzdžiui, mes išeidavom kartais pas močiutę, kai jisai išgerdavo ir jisai sakydavo, kad aš tiesiog neatsitraukiu nuo jo, nes aš kažkada jos irgi klausiau, sakau, tai mama, kodėl tu nesiskyrei? Tai čia buvo jos priežastis dėl to, kad jinai labai buvo prisirišus prie tėčio, bet sako, kai aš vieną kartą iš tikrųjų bandžiau, sako, ir aš atsimenu, mes ir maža buvau, bet mes tik persikraustėm ten į tokį kitą butą ir sako, tu alpai, tu tiesiog kritai ir tau idėja gyventi be tėčio buvo kažkokia, nesuvokima. Ir tai tikrai buvo tam tikra obsesija. Kas vėlesniuose santykiuose vėlgi pereidavo, aš turėjau ir obsesijas, kai tu sutinki kažkokį žmogų ir tu tarsi tu pameti galvą, ne? Ir dažniausiai ir sutikdavau tos vyrus, kurie apipildavo mane
didžiulę meilę, didžiulę dėmesį, bet tada jie būdavo nepasiekimi, jie kažkaip mane nuvildavo. Ir mes, kai aš pradėjau lankyti psichoterapiją, tai čia buvo 25 metai, tai būtent dėl santykių. Tai vienas toksai pagrindinis dalykas, nors šitą aš turbūt hipnoterapijoje atsekiau. Aš dabar jau neatseksiu, neprisiminsiu, kada ir kaip buvo, bet atsekiau tą dalyką, kad prie manęs tikrai eidavo labai emociškai nepasiekimi užimti vyrai, arba šiaip užimti, kuo aš turiu, niekada nebuvau su, sakykime, santykė su užimtu kažkokiu vyru, bet jie eidavo, jie traukdavo, tarsi kažkas pažįstama būdavo tenais, taip. Ir aš atsitraukdavau nuo to ir paskui aš supratau tą dalyką, kadangi tėtis labai mylėjo, bet jisai visada pasirinkdavo alkoholį. Ir kai mes vadiname tos princesės istoriją, ne, kiekviena maža mergaitė, jeigu yra kažkokių tai tam tikrų traumų, jinai nori tos happy ending, jinai nori pabaigos tos laimingos. Ir jeigu jinai negauna to savo namuose, reiškia, tėtis nesusitvarkė, nenustojo gerti, mano atveju tai būtų happy endingas, ne, tai mes tą dažnai nesąmoningai atkartojame savo santykį, mes ieškom to happy endingo, reiškia, aš sutiksiu vyrą, kuris pasikeis, kuris ten mane įsimylės, kuris pakeis save ir tada mes gyvensim happy ever after. Tarsi ta pati istorija, turės kažkokį tai problemą, bet... Jo, tu nešies tą, tu bandai sukurti nesąmoningai atkartoti tą pabaigą, kad tu visgi tave jisai pasirinko. Jeigu tai buvo iš mano pusės. Ir sakau, ir man buvo tas suvokimas, aš nesuprantu, kodėl aš traukdavau būtent tuos emociškai nepasiekiamus vyrus, ne? Na, kaip emociškai, kurie mane užbombarduoja tą dėmesį, bet paskui dingsta. To nėra. Dingsta ar kažkaip pradeda ten kažkokie žaidimai vykti. Ir va tai mane ir privedė prie to suvokimo, kad aš atkartoju tam tikrą modelį, kai tėtis mane išaukštindavo, bet jisai visada pasirinkdavo kažką kitą. Taip, alkoholį šiuo atveju. Ir tai buvo mano toks didysis atradimas ir pirmas toksai stiprus sukrėtimas, suvokus, kas mane traukia tenais, kodėl tai traukia. Tai va, tai čia nežinau, jeigu va, čia šitas dalykas iš mamoskas pusės buvo, kaip mes kalbame vis tiek apie psichologinius dalykus, tai artima tema ir man, ir tau, ir auditorijai šitai, tai iš mamos pusės aš vėliau tą supratau, mane susiformavo toksai moteriškumas, kaip aš labai atmesdinėjau tradicinį moteriškumą, reiškia man tokia idėja apskritai, kad namuose būti, kad kažkaip kad susitelkti tik į šeimą, kad aukotis ten dėl kitų, ne tik gal aukotis, gal labiau tie standartiniai moteriški dalykai, kad nieko nesiekti daugiau, būti tik tai dėl šeimos, man tai buvo didžiausias spyris siekti kur kas kažko daugiau. Ir aš tą nuengiau ir tikrai savo kokius gerus 10 metų, aš dabar suprantu, žiūrint atgal, kodėl mano ir karjera taip vystėsi. Vienas iš tų dalykų taip, kad aš tikrai norėjau daugiau iš gyvenimo, bet kitas buvo motyvacija, kad niekada nebūti tokiai priklausomai nuo kažko. Ir aš labai pradėjau, ypatingai Londone gyvenant, ir tada buvo ta buma ir feminizmo didžiulio tokia, žinai, ir man kur aš dabar priešingai iš tikrųjų galvoju, ne tai, kad feminizmas blogai, bet aš manau, kad tiesiog vyriška, moteriška energija, tu ją labai gražiai gali pasidalinti ir gali vis tiek siekti savo dalykų, nebūtina aršiai kovoti už tai. Tai aš tikrai labai perėjau tą vyrišką pradą, į tą vyrišką energiją, aš buvau visiška karjeristė, aš buvau visiška tokia pasiekimais, tokiu produktyvumu, grindžiamas mano buvo gyvenimas, pasirinkimai visi, nors širdie, aš atsimenu kiekvieną sekmadienį, aš taip, nes kaip nustūksta tie darbai, tu duoji savo kažkiek tenais atsipalaiduoti ir tu sėdi ir aš jaučiau tokią vienatvę, nes vienintelis dalykas, ko aš iš tikrųjų norėjau, tai yra šeima. Aš visą laiką norėjau tos meilės, bet aš niekada negalėjau pripažinti to, nes aš būsiu kaip mama, nes mano santykis taip susiklostys ir panašiai. Tai čia tokie pėdsakai, kurie buvo padėti iki tol, kol neatėjo mano nuostabioji terapija, visokiam formom ir prasidėjo pokyčiai. Labai įdomu, aš noriu pakeliauti truputėlį tais pėdsakais. Ir pirmasis toks labai ryškus, labai svarbus ir man atrodo daug žmonių gal dar nėra iki galo ar pažįstami, tai yra ta kopriklausomybė. Nes mes, kai kalbame apie priklausomybę, aišku, Pinė, mes esam ne kartą kalbėję apie kopriklausomybę ir apie knygą nuostabią, kurią aš pats, jo Melanie Beattie, tai yra nepriklausomi, yra audiotekoje, galite pasiklausyti. Kas yra ta kopriklausomybė? Nes dažnai, sakau, kalbame apie, tarsi, yra žmogus priklausomas nuo alkoholio ir tai yra problema, kai dažnai ne visai taip yra. Kopriklausomybė tai yra priklausomybė nuo žmogaus, nuo asmens. Ir jinai dažniausiai atsiranda, bent jau Melody pati, kuri kalba apie tai, atsiranda ir konceptas kilo iš to, kaip gyvenant su priklausomybė turinčių žmogumi,
tai paveikia aplinkoje esančių žmonės, tu realiai prisiriši prie jo, tu tampi priklausomas nuo jo ir visas tavo, kaip ir sakykime, imkim konkretų pavyzdį, mano šeima, tėtis tampa centras, dėmesio centras, jį reikia gydyti, jį reikia gelbėti, jam reikia padėti, viskas yra apie jį, tai reiškia mama ypatingai, nes tai yra santykis tarp vyro ir moters, jinai tampa priklausoma nuo jo, jinai tampa priklausoma nuo jo nuotaikų, čia aš jau nekalbu ten finansiniai dalykai, ne? Tai finansiniai, emociniai, socialiniai visi dalykai yra priklausomi nuo jo ir tavo gyvenimas nebesisuka apie tave, jisai sukasi tik tai apie tą vieną žmogų. Tai ne veltui yra kai buvo įkurtos AA visos asociacijos, anoniminiai alkoholikai, tai tas ar Minnesotos programa, sakykime, kurios tikrai labiausiai... Tai 12 žingsnių programa, ne? 12 žingsnių programa. Tai jos tikrai neužilgo sukūrė ir programas, kurios padėtų būtent jau susitelkti ne į priklausomybę sergantį žmogų, bet į šeimos narius, kurie gyvena su priklausomybę sergančiu žmogumi. Nes tai yra, kad ir kaip tai skambėtų, taip tai nėra kažkokia, sakykime, narkotinė medžiaga, kuri tau kenktų ir tu būtum nesąmoningas, bet tave tą priklausomybę taip absorbuoja, tu tampi taip priklausomas, tu neturi savo gyvenimo, tai yra irgi be galo pavojinga būsena. Ir iš tikrųjų galiu ir noriu tą paminėti, kad mano mamai, nes tais laikais mes... Tikrai mūsų tėvai neturėjo tokių galimybių, kaip jie ten labai su psichologais kalbėtų, ne? AA, ta anoniminiai alkoholikai, jie jau buvo egzistavo, mano tėtis ten kelis kartus ėjo, bet mano mamos yra labai svarbi istorija papasakoti, kad mes su ja labai atvirai apie tai kalbame, mes dabar esame tikrai vienos geriausių artimiausių draugų, mes turim nuostabų santykį su ja ir dėl to atvirai galime ir aš galiu atvirai apie tai dalintis ir jinai pati, ir jinai iš tikrųjų pasakė, kad jai didžiausias lūžis įvyko tada, kai jinai nuėjo į tą grupę. Nes jinai sako, aš tikrai buvau, tu esi ir depresijoje, tu esi ir priklausomas, tu absoliučiai neturi, tu viduje žūsti, nes tai nebėra apie tavo gyvenimą, visiškai niekas nėra. Plus dar tu turi atsakomybę vaikus, tu turi atsakomybę paskui ir finansinė buvo, nes tėtis daug ir pragerė ir panašiai, tai daug buvo tas nešamo dalykų, bet tu dar ir nešitai, kad nėra tavo gyvenimo ir tu visiškai žlungi ir dėl to jis sakė, kai jai tiesiog, nes nenorėjo tėtį užrašyti ir jai pasiūlė pačiai ateiti. Ir ten yra grupinės terapijos konceptas ir sako, dėl to grupinė šiaip apskritai kaip terapija, aš ją labai palaikau ir man atrodo labai įdomus toksai konceptas. Iš tos pusės, kad kai tu pats dar nežinai ir nesupranti, kad tikrai yra labai blogai, tu išgirdęs kito žmogaus istoriją, tu atpažįsti save ir tada tu suklumpi, nes tau žmogaus istorija, kai jis pasako, kad viską pamiršo, negyvena, depresijos ir panašiai, tau atrodo, tai yra tragedija, aš taip niekada negyvenčiau. Ir tada tu atsisuki save ir tu suvoki, kad ten gyveni. Tai pradėjo vykti, tokie, sakė, tikrai šiftai, tie tokie didžiuliai pokyčiai. Ir sakė, tada jinai susėmė bent jau taip, kad jinai kaip pat tėtis mirė, kai man buvo 22 metai, jie iki tol neįsiskyrė. Jis sakė, aš to žingsnio nepriėmiau, tai čia jau ir aš, sakykime, gal aš mamos neanalizuosiu, tai yra jos kaip asmenybės toksai, sakykime, pobūdis, kad jie, sakė, mane labiau gąsdino pokytis, išeiti negu likti tenais ir jau jauti komfortą, nes sako, aš jau emociškai buvau atitrūkusi. Tai aš jau nebenešiau jo skausmo, nebenešiau jo problemų, tiesiog gyvenau taip, kaip gyvenau. Tai čia kas liečia tą kopriklausomybę. Tai tikrai žinutė tą, kurią norėčiau paskleisti ir išgirsti, kad tie žmonės ir man rašo būna ir į terapiją, aišku, ateina tai terapiją, aš jau galiu labiau apie tai pakalbėti, bet suprasti, kad jeigu gyvenant su priklausomybę turinčiu žmogum, jums tikrai gerąją prasme, čia neblogai sakau, kad tikrai reikalinga pagalba, padėkite savo. Ir man bent jau toks pirmas, aiškus suvokimas ir čia aš pats nesu susidūręs su žmogumi priklausomų nuo alkoholio, bet yra čia ir man Melody Beatty, būtent ta knyga buvo naudinga tuo, kad yra, sakykime, ir ta, kaip čia, priklausomybė nuo, sakykime, to psichologinio arba loginio kartais smurto. Tai čia yra tokie neapibrėžti oficialiai dalykai, kaip ir patiko priklausomybė, jinai neturi tokio oficialaus psichologijai apibrėžimo, bet negali nuneigti, kad tai egzistuoja kaip reiškinys, kad žmonės su tuo susiduria. Ir man, pavyzdžiui, pačioj pradžioj iš tikrųjų naujas konceptas buvo ribos. Ir aš suprantu, kad jeigu aš būčiau supratęs, kas yra ribos ir kaip jas brėžti ir kaip jas išlaikyti,
tesnėme gyvenimo etape, kai galbūt tai tik prasidėjo, kai ten pirmi susitarimai buvo, tai greičiausiai tai nebūtų išsivystę į tai, ką tai išsivystė. Tai ribos man bent jau buvo toks labai įdomus konceptas suvokti. Ir apskritai, kad tuo atveju, kai, sakykime, yra kažkoks kitas žmogus, kuris vartoja alkoholį, nubrėždamas ribą, tu gali susigrąžinti save tokiu būdu, tiesiog pasakyti, kad aš šito nebegaliu priimti. Viskas. Riba, gal mes jo, nes priklausomybė, ko priklausomybė, taip tikrai negali būti ir nuo psichologinio smurto, nuo fizinio smurto. Aš to gal labiau perėmiau kaip pavyzdį iš savo šeimos, nes mes tokio, tu gali vadinti, žinoma, gyvenat, bet tėtis nebuvo tas, kuris tenais ar smurtarto, mamą enktų ir panašiai, jis kol negerdavo, viskas būdavo labai gerai. Tai, bet ką aš norėjau pasakyti, gal vėlgi liečiant priklausomybė, ką tu paminėjai, ne, bet tarkim, kad turi su alkoholis ar priklausomybę nuo alkoholinčių turinčių žmogumi, jeigu tu nubrėžtum ribos, kad man tai netinka, ne, ir tada tas pradėtų viskas keistis. Pirmas žingsnis yra vis tiek, tu nenubrėži tos ribos, kol tu nesuprasi, kad tu neišgelbėsi to žmogaus. Ir va čia tada, kai tu neišgelbėsi to žmogaus, tada tu turėsi galimybę atsisukti į save ir tu suprasi, ką tu turi gelbėti. Ir va tada tu supranti, kad dabar jau yra apie mane, ne, aš savo turiu padėti, o kaip aš padėsiu savo, va yra ribos, kokias aš turiu va taip apibrėžti. Tai tas ribos, man rodos, mūsų visuomenė tikrai gan dažnai kalbama apie tai, yra ir knygų krūvas pasakyti, ir žmonės tą naudos, jie supranta, jie girdėję, gal ne visi supranta, kas iš tikrųjų yra, tai taip ribos bendrai suprasti reikia labai gerai žinoti, kur yra tavo norai ir kur yra tavo poreikiai. Man pagal vaikų auklėjimą labai yra geras konceptas, nes vaiko poreikiai turi būti atliepti. Miegas, maistas, šiluma, rūbai, tarkim, visi dalykai, kurios, tarkim, žaidimo nori, poreikis, ne, vis tiek edukacinis poreikis. Poreikiai turi būti atliepti, norai. Ne visada, su norais tu gali santykiai ieškoti kompromiso, su poreikiais, tu turi įsivardinti, kas yra tavo poreikiai ir pagal tai brėžti ribas. Tai irgi, kadangi daug tų sąvokų yra, labai daug socialiniai medijai pas mus dabar yra ir daug ir ekspertų, ir kurie dalinasi viskuo, ne visada tinkamai, ne visada gerai, tai kartais gerai yra atrasti tą šaltinį, iš kurio tu gali pasisemti ir suprasti, kas tai yra, nes ribos kiti ateina. Tiesiog tai yra paprasčiausia situacija santykiuose, konfliktai kyla, viskas tas yra, tarkim, kažkokios situacijos konfliktinė, ne, kokia nors, tarkim, nesutarė dėl kažko. Ir tada jau žmogus ateina, viskas pažeidžia mano ribas, čia mane visiškai, žinai, čia neatitinka man ir tu pakalbi, tu supranti, kad ten paprasčiausiai tiesiog yra kompromiso reikalas, ne. Ar tu eisi 10 miegoti, žmogus eina 12 miegoti. Gerai, tai, tarkim, tai nėra tavo ribos pažeidžiamos, jūs tiesiog kažką... Neturit sistemą, galbūt dar jau. Tai taip pat irgi labai dažnas dalykas yra su tais toksiniais santykiais, kurie dabar irgi labai skamba, tai ateina vos ten kažkas mergina, sakykime, mergina ir vaikinas būna, bet vos ten jis neparašė, neatrašė, viskas, jisai toksinis, jisai narcisas, žinai, tai reikia atsargiai su tuo, ne, tai dėl to aš ir taip pabrėžiu, su ribom įsivardinkit, kas yra tavo poreikis, tai yra dalykas, kuris tau yra tikrai gyvybiškai svarbus, kuris yra svarbus tavo sveikatai, tavo emociniai gerovai, tu tai įsivardini ir pagal tai jau tu gali nubrėžti tam tikras ribas. Ja, ir man atrodo, kad mes, net tie tėvai, kurie augina vaikus, jie vaikam tas ribas žymiai lengviau brėžia, nes tai yra tarsi kaip įprasta ir vos ne toks elementaris to vaikų ugdymo vadovėlio. Bet kai mes suaugam, ir aš tikrai turėjau tokią nuostatą, kad taigi yra savaime suprantama. Žinai, tiesiog suaugęs žmogus turi suprasti, kad man negera čia dėl to, arba dar, tiesiog, kad tarsi visi mano pojūčiai, kaip aš jaučiuosi ir rezonuoja su visais. Taip, ir dėl to aš nebrėždavau ribų, nes man atrodo, kad jie žino, kad jie perlipa per ribas ir tiesiog savo... Aš laukiu, gal jis arba atsiprašys, arba jis tai čia įvardins, kad mane ar įskaudina, ar kažką padarė, nes tai savaime suprantama. Taip, o aš dar rašydavau tokius, kaip aš vadinu, rašydavau, iš tikrųjų nieko aš nerašydavau, bet skolos lapelius, kad tarsi jeigu kažkoks žmogus tau perlipa ribą, tu sakai, viskas gerai, bet tu lieki man skolingas. Ir tada kaupėsi, žinai, tie skolos lapeliai. Tai irgi toks labai nemalonus dalykas suprasti tam kitam žmogui, sakykim, santykė, kai jis sužino, kad jis yra staiga skolingas 100 dalykų, apie kuriuos jis net nežinojo. Kokia yra dažna ta mūsų vėlgi psichologija, jeigu mes to neįvardam, bet taigi tas pyktis kaupėsi, tas nusivylimas ir kaip mes sakom, kodėl tada sprogsti atrodo vieną dieną. Vėlgi mes irgi tą siūlų kamuolį su klientais labai atvyniojam, nes jeigu jie ateina, nėra vienos tiesos, ne, ir tarkim ateina ir pasako, va čia taip įvyko, ypatingai čia santykiai taip blogai, mane tas užgauliojo, čia neįvertino,
nematoma esu, ne? Tai būna tie atvejai, bet pradedam atviniotą siūlo ir suprantam, ant kiek tų mažų dalykų kaupiasi vien dėl to, kad aš galvoju, jog mane turėjo suprasti, nes tai savaime suprantamas dalykas. Ne? Savaime suprantamų dalykų nėra. Absoliučiai mes visi turime savo realybę. Turime savo realybės suvokimą, jinai yra formuojama iš daugelio sudėdamųjų dalių. Ir geriausias tas suvokimas suprasti tai, kad tai, kur tu esi, gal šiek tiek į kitą jau temą taip nukreipsiu, bet sugrįžti, kad į tai, kur tu esi, su kokiais žmonėm tu esi apsuptas, yra visiška refleksija tavo vidaus. Ir čia yra ta realybė ir su ja tu dabar jau turi atrasti būdus, įrankius, santykį, kaip tu gali jį plėtoti. Ir atvirkščiai, dėl aplinkos. Turbūt ir aplinka yra tai, kas kuria tą tavo vidinę realybę. Grįžkim prie tavo istorijos. Ir tikrai dar turiu nemažai klausimų ir iš to, ką tu jau papasakai, bet dabar noriu grįžti prie tavo linijos, nes noriu suprasti, kaip tu atsidūrė ten, kur atsidūrė. Mokykla visame tame paveiksle. Kaip tau, tu minėjai, kad gerai mokysi, ten tau buvo viskas lengva. Ar tu žinojai, kas būsi, kai baigsi mokyklą? Tai vat, yra mano toksai, gal vienintelis, dar kaip sakau, nenuoskauda tikrai, bet gal toksai, bet šiek tiek gaila man tos paauglės Lauros. Vat jos man šiek tiek gaila iš tos pusės, kad aš mokiausi tikrai, aš tokiu, kaip sakau, autopilotų variau. Man reikėjo kažkur išgyvenimo tam tikrą mechanizmą atrasti, ne, ir tas mano išgyvenimas buvo socialinė aplinka, man labai lengva draugų, tas ratas laiką turėjau didelį, man lengva išmėgsti pažintis, man lengva ir mokytis buvo, bet aš atsimenu, kad vėlgi, nepasakysiu kodėl, bet aš buvau užsiciklinus, susifokusavusi tai, kad aš turiu būtinai būti teisininkė. Tai man čia buvo tokia, aš labai dievinau istorijos egzaminą 99 gavau, tai man čia jau buvo mano liausias dalykas ir aš galvojau, kad aš taip stosiu teisę. Ir paskui labai įdomiai susiklostė tas gyvenimas, ne gyvenimas, papasakos irgi tą istoriją, kur mane ten atrodė subliūš, viskas mano svajonės ir kaip čia man taip nepavyko, dabar suprantu, kad buvo geriausias dalykas. Taip, bet aš žiūrinti tą paauglę, aš suprantu, kai ateina pas mane žmonės ir su kažko kalbuosi, ir jie sako, kai buvau ten paauglys, aš jau galvojau, aš stojau į universitetą būtent dėl to ir panašiai. Aš tikrai labai buvau tokiam autopilotė, aš buvau tokiam išgyvenimo momente, aš tiesiog, nes šeimoje tada buvo ypatingai blogas laikas, tai jau tėtis buvo, kai jis jau nebeišsikapstydavo, tai jis jau išgerdavo ten kas mėnesį, sakykime, jau tas laikas buvo. Aš išgyvenau tokią labai pirmą sudėtingą meilę, labai sudėtingą, ten irgi paliko daug tų įspaudų manie. Ir aš tada tiesiog neturėjau erdvės ir gal gaila tos erdvės suvokti, ko aš iš tikrųjų noriu. Nes dabar, pavyzdžiui, aš lankiau ir suaugusi dramos teatrą, aš tikrai norėjau, man tas aktorinis turbūt būtų labai patikęs, man patikė kiti dalykai. Bet aš ėjau į tai, kas buvo saugu, kas buvo man kažkur įkalta, gal tėtis, girdėjau, kad čia, žinai, to laikų prestižinė kažkokia tai ten specialybė. Aš į tai ėjau ir galvojau vienareikšmiškai įstosiu į teisę ir aš tada laikiau tik tuos, tada buvo, man reikėjo 3 egzaminų - istorijos, lietuvių ir anglų. Ir su anglų irgi yra tokia linija, man papasakos, man jinai įdomi, žinau, kad žmonės irgi susiduria su to, kad jie bijo angliškai kalbėti. Ir man tas anglų dalykas, aš atsimenu kažkada berniukai, mes jau būdavo tos pamokos ir kažkada atsimenu ėjom ir aš kažkaip netaip ten pamokoje ištariau. Man nebuvo lengva, iš tikrųjų kalbos man buvo tas dalykas, kuris nėra iki šiol, jis nėra man lengviausias. Kiti dalykai yra, kur aš esu gabi, bet kalbos man nėra taip lengva ir man, o gal aš tiesiog įtikėjau dabar galvoju, dėl to, kad tikrai ten buvo kokia 7-8 klasė ir berniukai ten nusijuokė, pasišaipė, kaip aš kalbu ir man užsifiksavo, kad aš nemoku kalbėti. Tai gal ir sakykime ten. Ir man užsifiksavo, ir kodėl aš privesiu prie to, nes aš esu jau tikrai viską žinau, kad stosiu į teisę, kad tikrai viskas Vilniaus universitetas teisė, tai yra mano. Ir aš laikau tuos egzaminus valstybinius ir gaunu iš istorijos 99, iš lietuvių 87-90, kažkas tokio, aukšti balai ir aš iš anglų gaunu 64. Ir aš Aurimai 3 dienas kūkčiodama verkiau, mano mama turėjo valeraną nešti, man ant tiek tas turbūt ir perfekcionizmas tuo metu buvo, įsijungęs, aš galvoju, kad griūna mano pasaulis. Viskas griūna ir būtent dėl tos anglų kalbos, aš taip žinau, kad aš nemoku ir aš iš tikrųjų tiesiog mečiau, aš net nestojau, aš tėvai sakė, mes ir mokamam galima ir mokėti kažką, aš mečiau, aš tiesiog įstojau. Žinok, aš stoju į viešą administravimą, aukštoje viskas, aš ten nemokamai stipendijas gaudau, bet man buvo toksai nusivylimas ir toks sukrėtimas didžiulis. Ir paskui eigoje papasakos, kaip ta anglų kalba jinai mane vyjosi, kiek jinai man primindavo dalykų. Bet man atrodo, kad pasaulis tada griūna, nors iš tikrųjų jis mane išgelbėjo. Aš dabar, žinai, apskritai teisę, jeigu aš būčiau studijavusi teisę ir dirbčiau toje srityje,
Nu, aš būčiau labai prasta teisininkė. Aš tikrai visiškai, nes aš nesu detalių žmogus, aš nesu perfekcionistė, aš turėjau tą tikrą, ne tik, kad nuokrypį, bet ėjau tam tikrą linkme, buvo tų interviu, kai savo stiprybę pasakydavo, žinai, kaip būdavo, kokios tavo stiprybės, perfekcionistė. Nieko ten, žinai, kai dabar tu supranti, kad čia vienas iš tokių didžiausių stabdžių gali būti tavo gyvenime, ne? Tai aš apskritai gyvenime, aš esu bigger picture žmogus, man patinka idėjas, man patinka žmogus psichologija, istorijos, visi šitie dalykai, aš to tiesiog teisė nebūtų mano, mane tas išgelbėjo, bet tai ir buvo tas pokrypis ir pagal tai, studijuodama, tada pradėjo formuotis mano visi kiti dalykai. Tai dabar, matai, tai yra iš tikrųjų vis tiek su teisė, su ekonomika susiję, buvo ir tos teisės, buvo ir tos ekonomikos, ten tų mokslo, ne? Ir po to, kaip tęsis toliau, psichologija, tai iš tikrųjų, gal aš taip kažkaip užbėgsiu iš akių, aš atsimenu, kad kai tu sakai, turbūt prieš 10 metų net nebūtum pagalvojęs, kad tu būsi šitoje srityje ir tai yra visiškai taip, nes atsimenu, tai gal jau buvo kokie 25, 26, ten viskas puikiai kolostasi karjerai, sugrįšiu prie to, bet man buvo tas, aš niekada nejausdavau tos pilnatvės ir aš žinau, kad vieną dalyką, kad aš noriu būtinai savo verslą daryti, bet kitas aš galvoju, žinai, ten būdavo tie patarimai, kaip dabar suprasti, ką tu nori veikti gyvenime. Ir tas vienas patarimas, tu atsisėsk ir negalvok apie pinigus, negalvok apie nieko, tiesiog išsirašyk, kas tau labiausiai patinka veikti, ką tau labiausiai patinka veikti. Ir aš kaip dabar atsimenu, aš sėdžiu ten, jau turbūt Londone gyvenau, sėdžiu ant ten tokių savo mėgiamą vietą, ant laiptų, rašausi, stebiu tos žmonės, man visą laiką patikdavo, tokia ramybė man būdavo. Ir rašausi, ir žiūriu, tai pagrindinis dalykas, tai yra klausyti žmonių istorijas ir juose dalyvauti, suprasti jos ir sėdžiu, galvoju, well done, Laura, ką tu veiksi su tuo gyvenime. Ir tada, tai ir sakai, 10 metų vėliau, tai yra mano kelias ir aš tą darau kiekvieną dieną. Labai įdomu, kad žmonių protas labai atmeta tokius dalykus. Aš turiu minėti. Ką tu veiksi, sako, mano tas, žinai, ta kritinė dalis, kuris sako, ką tu čia veiksi, mergaitės, tau, nuostabu, nors vieną kažkokią apčiuopiamą, atrodo, tą skilsą, ne, kas tau patinka daryti, nei piešniai, tai dar kažką nepatinka. O su žmonėm kalbėti, nes man iš tikrųjų, mano gyvenimo moto atsimenu, gal kažkur 12 klasė, kur mums reikėjo rašytis, koks gyvenimo kažkoks kaip, aš dabar įvardinsiu moto, nežinau, kaip jie tą užvesdavo, bet man nuo senų laikų man buvo visą laiką dalykas, klausyk ir būsi išgirstas. Aš tikrai dabar aš suvokiu, kad ir net įvardinsiu, kad tai yra mano didžiausia dovana, turėti tą active listening. Aš tiesiog girdžiu žmonės, aš klausau ir dabar jau terapijoje, aišku, tai yra mano darbas, bet mano draugai pažįstami, apskritai žmonės sako, mes kaip tu atsimeni tokias detalės, kaip tu susitinki po metus, tu atsiminsi kiekvieną dalyką, nes aš klausau, aš girdžiu ir tai davė tą galimybę, žinai, man pažinti žmonės, pažinti tas kultūras, pasaulį, daug tokių draugų, daug pažinčių užmegzti ties tuo. Ir taip, gal dabar pabėgo kažkur mintis, nuo kur tas buvo, bet kad tai buvo mano vis tiek moto, tai vedė visada, man buvo apie žmonės istorijas, su knygom aš turiu labai artimą ryšį ir dažnai žmonės sako, Maros, gal ir tu tikrai esi girdėjusi, kad tu sakei, kad knygos buvo tau ta ugdymo forma, kai tu galėjai pažinti kultūras, tu galėjai pažinti pasaulį, kažkokį pamatyti kitokį pasaulį. Tai man knygos, aš tikrai su jom turiu artimą ryšį, bet jos man yra labiau iš edukacinės pusės, kur aš pažįstu pasaulį per žmonės. Aš realiai vakar galvoju net tokia istorija, aš turiu nuostabų brandą, apie ją atradau, nereklama nieko, tai papuošalų yra Mellow Jewelry ir jie tokį nerealų tikrai VIP daro ir servisą, viską ir mes taip pat jau gavau dovanų čekį, aš atvykau pas tą merginą ir mes pradėjom kalbėti. Jinai yra įkūrėja. Ir aš atvažiuoju, nes ten 20 minučių turi tą slotą, aš išėjau po beveik 1,5 valandos. Ir man tiesiog paprasčiausiai, jinai man deda ir man klausimas, sakau, nuo kada čia pradėjai, žinai, jinai sako, gal ten nuo 2014 metų. Detalėm, taip užsiminė, sakau, o tai kas yra tavo varomoji jėga, žinai. Ir mes taip pasipylėm ir taip nuo to prasidėjo iki biologinį laikrodį, žinai. Tiesiog labai lengva, labai gerai ir man tikrai tas pažinojimas žmonių, pasaulio, kai tu sakai, tavo protas jau žinojo, jisai dėliojo, nors tuo metu atrodė jokinga, ką aš su tuo veiksiu. Taip, ir atvedė tenais, kur esu šiandien. Mes su to klausimu dažnai dirbam ir tikrai tokia pirminė žmogaus reakcija visada yra, bet ką aš to darysiu? Ką aš to darysiu? Taigi čia neapčiuopiama, čia nėra kažkoks. Tavo galbūt įgūdis yra, tarkim, komunikacija, galbūt tu kaip tik įtaką gali daryti labai džiulę. Ir žmonėm irgi, net ir tiem, toks, tai ką su to daryti? Nors to atrodo galėjai pardavimus, galėjai, žinai, valdymai, manęs tar, tiesiog daugybės sričių, bet turbūt mes gal irgi čia yra dalis to tokio
nežinau, visatos pamokos, žinai, kad sako, tu dar nepasiruošęs, esi tam žingsnį, tu turi praeiti tam tikrus laiptelius, žinai. Tai kokius dar laiptelius tu perėjai? Taip, tai aš, sakau, ir su ta anglų kalba, tai aš, bet su anglų kalba, kuri tęsiasi, ne, bet mano apskritai karjeros visas tas kelias ir vystimasis. Aš tikrai, sakau, turėjau tokį labai didžiulį pasitikėjimą savimi, aš visur, kur ėjau, kur norėjau, aš tą atrodo gausiu, turiu pasiekti ir mano buvo, aš po studijų, tai studijų mano metais, sakau, kai išsistojau, aš, sakau, tikrai baigiau su stipendijom, visus 4 metus prasimokiau su stipendijom, bet aš beveik nesimokiau, tikrai ten buvo, aš sutikau savo geriausią draugę tuo metu ir mes pasinėrėm į tą work and travel, Erasmusus, visokius tam programas, mes labai daug keliavom po užsienį, turėjom tokį tikrai amazing time, kad jis ir buvo edukacinis, tu vis tiek ir mokais ir jo, edukuoji save, bet man toksai buvo, kad jau 4 kurse aš jau nusprendžiau, galvojau, kad tikrai nebeliksiu Lietuvoje, noriu to pasaulio, man Londonas ypatingai patiko, kitiem, kur nuvažiuoju, ten būdavo toks, jie mato ten purvą kažkokį baną, aš ten, mano draugė gyveno nuo mokyklos laikų tenais, ir man ten buvo kažkokia, nežinau, meka visko, kultūros, meno, pažinimo istorijų, rašytojų, man rašytojais labai patikdavo kalbėtis, aš juos vis tikdavo kokiam coffee shop'e Londone, mes susišnekėdavom, man beprotiškai būdavo įdomu, ir aš galvoju, aš tikrai važiuosiu tenais. Bet taip gyvenimas susiklosti, kad tik po mano bakalauro metais, kaip prašiau, jis mirė mano tėtis. Ir jisai mirė, tai vėlgi jam įvyko epilepsija, jisai mirė. Ir aš tuo metu dar, čia kas liečia kopriklausomą temą, tai tu labai dažnai išsiugdai tos gelbėtojos rolę. Tai tu reiškia gelbėjai, bandai visą laiką žmonės gelbėti, nes vėlgi gyvenimas niekada nesisuko apie tave, sukosi apie kitą žmogų ir tu paskui labai tą panaudoji suaugęs, jeigu tu nesupranti tam tikrų dalykų. Tai aš įėjau į tą gelbėto rolę, nes aš galvoju, gerai, aš esu stipri, aš vėlgi savim pasitikiu, bet lieka mama, jinai dabar yra viena, kaip ją išgyventi, kaip mano seneliai išgyvens, kaip mano dar kažkas. Ir aš pradėjau, žinai, aš tada ten mamą įrašiau į vairavimo kursus, į ten pažinčių, po kažkurio laiko, aišku, pažinčių portalus ir panašiai, bet galvoju, gerai, viskas, nevažiuosiu iš to Londono, aš turiu likti Lietuvoje. Eikim ir darykim. Ir tada toksai prasidėjo, aš tada gavau darbą Western Union. Jinai dar tai buvo tokiam neseniai, man rodos, buvo jinai įsikūrus, jeigu, žinai, tas operational centras yra ir Western Union aš ją gavau ir galvoju, gerai, tai darau čia karjerą, viskas su tuo yra tvarkoj. Ir irgi puikiai sekasi, iš tikrųjų, aš gal ten 3 kartus buvau paaukštinta, aš ten 3 metus pradirbau, bet vienas įdomus dalykas dėl anglų kalbos. Ir ten buvo, aš buvau toj pirminiai pozicijoje, paskui buvau paaukštinta ir paskui jau tada norėjau pereiti į training specialist, quality specialist, tenais poziciją ir ten buvo anglų kalba reikėjo. Ir tu pat įsivaizduoji, tas kipšas. Ir aš nueinu dėstyti tos, nes ten buvo 3 etapai, aš 2 jos pereinu, kas liečia pokalbį, interviu, o kas liko, ten buvo kažkaip prezentacija, beros reikėjo daryti team manageriams ar ten dar kažkam. Ir aišku, aš nežinau, kaip, bet, ta prasme, aš ne tik, kad susimaudo, nemėgstu žodžių, tiesiog man nepavyksta. Ir man gaunu feedbacką, kad aš neįstoju dėl to, negausiu šitos pozicijos, nes mano dar anglų nėra stipri pakankamai. Tu neįsivaizduoju, aš vėl ten į tualetą bėgu, ten ašaros krenta ir panašiai, bet tikrai vėl tą tragediją ir aš galvoju, kiek ta anglų kalba, jau kiek jinai mane čia stabdys, viską. Ir aš visą laiką turėdavau tokį požiūrį, vėlgi tada nei psichoterapijos nieko nelankiau, bet aš galvoju, taip, gerai, Laura, dabar duok sau šitą dieną, paverk, išsiauk, tu esi vargšė, tu tikrai negavai to, ko tu norėjai, tai yra labai skaudu, tai yra nesąžininga, išsiverk, išbūk, prisivalgyk, jeigu čia prisivalgyk turiu minėti saldainių kažkokiu, jeigu tu nori, panašiai. Bet ryte taip atsikeliu ir taip galvoju, gerai, kad dar tą vakarą, kaip sakau, tu išsiverk, išpadarai panašiai, o ryte atsikeli, get your shit together and move on, žinai, viskas nesitikė. Tai aš tą pačią kitą rytą atsikėlus, aš susiradau lektorę, aš susiradau privačią mokytoją, grupę, suradau žmogų, su kuriuo galiu susirašinėti angliškai, pasinėriau vieną filmų žiūrėjimą ir po pusės metų buvo pakartotina pozicija ir gavau tą darbą. Ir jau nebebuvo tos anglų kalbos. Ir plus dar anglų kalba vėliau, kai išvažiavau į Londoną, tai gal tą tęsiant, tai trumpai buvau Western Union, pasiekiau viskas panašiai, bet tada po 3 metų mane pasivijo ta mano užguita vidinė dalis, ta gelbėtoja, kuri liko dėl visų, o tada jau mano mama santykiuose, mano draugai kūrė santykius, visi išvažinėjo, o aš lieku viena. Ir lieki viena, visus išgelbėjai, ką su to daryti. Ir aš iš tikrųjų dabar jau suprantu, kad aš jau linkau pirmą kartą savo gyvenimą ir turbūt vienintelį tam tikrą depresiją. Nes aš ateidavau į darbą ir aš visiems vėlgi visada kupina energijos, pasitikėjimo, pozityvumo, viskas ten labai faina, bet aš sėdu į mašiną važiuoti namo atgal ir man ašaros krenta ir aš jaučiuosi nelaiminga, aš jaučiuosi užguita.
Ir aš tiesiog taip pasiekiau tam tikrą ribą, kad aš per 3 savaitės mečiau darbą, susikroviau daiktus ir išvažiavau į Londoną, nieko neturėdama, bet aš žinau, kad I just have to go there, žinai. Ir Londone, ten buvo ta pati pradžia, man labai tokia šypsena kelia, aš pusinai apie tai kalbėjęs, o dabar su tavim kalbu ir tokia atėjo flashback ir aš išvažiavau tenais, buvo tik tai mano klasiokė, mano ta draugė ten kelios, tai mes su viena ją ten kambariuką daliname, žinai, tikrai atvažiavau, neturėjau, nei ten atrodo, pinigų tik tai tokiem, kiek tau ten, 23-24 metų, London gal 25, bet, dar vis tiek tu daug neturi, tų santupų, bet ten ir kaina, žinai, visas didelės, viską, ir aš atsimenu, kaip dabar, atsikėliau ryte, galvoju, pabėgioti, žinai, nes nežinau, ką daryti, nežinau, kur eiti, nežinau, kokį darbą ieškoti, kokią šitą skilsą, žinai, turiu, ir atsimenu, išėjau pabėgioti, ir aš tai bėgau, ten yra toksai kalniukas, o man visada būdavo toksai, nežinau, kažkoks euforija tokia apimdavo mane, kai manęs taigi netikėtai saulė akis pašviečia, žinai, ir man kažkaip taip nusišvinta viskas, ir aš taip bėgu, ir ten buvo rytas, ir taip nušvietė tą saulę, ir aš taip sustoju, ir aš kaip dabar, žinok, atsimenu tą jausmą, aš taip jaučiu, oh my God, aš kvėpuoju, aš esu laisva, viskas bus gerai, viskas bus tvarkoje. Ir tada susigalvoju, gerai, jeigu aš jau anksčiau gyvenau pagal tas tariamai taisyklės, kad čia turi būti taip, vienaip, kitaip, čia teisininkė, čia nestoja, dar kažkas, galvoju, atvažiavau į Londoną, tai jeigu, davai pradėsiu nuo tos pradžios, kurios aš ir noriu. Va, ta mano pradžia, o aš laiką norėjau kažką kūrybiško daryti, mane tie renginiai labai traukė ir panašiai. Ir aš susiradau Londone vieną agentūrą, kuri buvo, be gal, jie buvo Creative Agency, Events Agency ir jie, bet kai renginius aš miniu, tai nebuvo vestuvių renginiai, tai buvo tam, sakykime, Londone, New York, ten vakarų tam pasaulyje, komerciniam pasaulyje renginiai yra kaip vienas iš kanalų generuoti revenue, tai darbas su salesas, ne, tai jie juos labai rimtai žiūri ir jie iš tikrųjų yra ten milijoniniai biudžetai, nes tai yra galimybė susikurti, sugauti lydus, sugauti tą, viena iš tų dabar šitas žodis channelų, viena marketingo, ne? Bet ta agentūra, kurią aš atradau, jie labai į madą buvo fokusuoti, jie dirbo su tikrai tokiais dideliais brandais ir aš galvoju, gerai, aš noriu tenais. Ir esmė, kad aš ateinu ir galvoju, bet aš tikrai, ta prasme, aš ten aplikuoja krūvas, man tai internshipui aš jau, dar net nedarbui, ten krūvos tikrai aplikuoja, nes ten visos, ten tikrai tokia labai unikinė butikinė agentūra, turinti didžiulius tos brandus. Ir galvoju, ką man čia dabar padaryti, kaip man čia dabar pas juos prisitelsti. Tai. Ir aš tada turėjau draugus Lietuvoje, aš turėjau tokią viziją nufilmuoti filmuką, kaip viskas iš tam tikrų talentų. Aš jau ten žinau, kad ir magician turėjau, neatsimenu, kas ten darė, atsimenu, ir šokėją turėjau, ir dar kažką. Tam tikri talentai, jie nufilmavo viską čia nais. Aš surežisavau, aš handwritten parašiau tą tikrą laišką. Aš jiems, įdėjau tą video su flashu, įdėjau tą laišką, įdėjau dar tenais cover laišką, žinai, CV-vą įdėjau laišką, viskas, ir aš jiems nunešiau. Ir ką, ir gavau skambutį ir sako, žinai, ir atėjau ir dar irgi vėlgi tą anglų kalbą vejasi. Aš jau kaip ir komunikuotų gali mokėti, bet tu ateini į britišką, ta prasme, tai dar yra britiškas, mes nemokam britiško akcento, ne? Ir aš atsimenu, dar tenais buvau kaip tik dar į pasimatymą kažkokį nuėjęs, ir atsimenu, aš sėdžiu su vaikinuku, čia dėl anglų kalbos kalbėti, ir mes kalbame, tikrai labai faina aplinka, jis yra rašytojas. Traukė mane kažkodėl, kol nebuvo arba blogiukai, arba jau tokie, žinai, rašytojai, menininkai. Ir mes su juo kalbame ir jisai man savo tarimėtą sako George Orwell, žinai, kur knygą, kur pagrindinai, aišku, kad aš žinau tą autorę, aš knygą tą skaičiu, ir jisai man sako George Orwell, žinai, jisai taip su... Ir aš taip sėdžiu, galvoju, aš 3 kartus perklausiu, galvoju, Laura, tu negali dabar perklausti, nes aš nesuprantu, kokis autoris, sako, žinai, galvoju, čia tai bus. Tai aš atvažiuoju į renginius, neatvažiuoju į renginius, aš gaunu tą internshipą. Ir aš gaunu internshipą, tu ten darai tuos darbus, tokius kaip tiesiog kavas nešioji, ten kažkur, jeigu prisilieti prie renginio, tai tu čia jau makis, tu žinai, gauni kažkokį tokį, gali renginį dalyvauti, visus daiktus nešioji, viskas statai, tos purviniausius visus darbus, žinai, darai, bet man jau čia wow. Ir esmė, kad aš antiek gavau tą darbus, tokį vėlgi sakau, tas pasitikėjimas, kad net tenais aš nežinojau, kas yra žodis venue, ką reiškia. Jeigu žinai, venue, tai yra labai, kas dirba renginiuose, tai yra venue, tai yra kaip mūsų kažkokia patalpa. Tau reikia surasti venue. Litexpo būtų venue. Jo, venue, Litexpo būtų restoranas, viskas, kas būtų venue, tai yra tokia patalpa, kur gali vykti renginys, bet angliškai jie turi specifinį žodį venue. Aš nežinau, ką reiškia venue. Aš atvažiavusi, nežinau, kad Londonas yra skirstomas, nežinau, kad yra East, West, South,
North, aš žinau, kad jos pusės yra, bet aš nežinau, kad jos realiai yra svarbios dar tam tikrų lokacijų ir panašiai. Ir man ateina ir sako, dabar East London, suraskit visas venue tipo ir panašiai. Ir aš sėdžiu, aš nieko nesuprantu. Aš ant tiek nesuprantu. Aš turėjau googlintis, aš ten naktim sėdėdavau. Ir atsimenu, buvo toksai vienas momentas, kaip sakau, ten su ašarom ėjau, nes man ateina ta vadovė tokia ir jinai sako, gerai, tai aš noriu pietų, crumpets, dar kažką susirašo, aš susirašau tik tai kaip tarimas, nes aš nesuvokiu, kas tai yra. Šau tarimą tada gerai, kad turėjau iki šiol, mano miela draugė tokia Luiza, jinai man labai padėjo, aš sakau, ką aš išgirdau, crumpets kažką, susirašėm ir aš ant tokio dviračio turiu varyti viską apipirkti. Ir ten kavos nupirkti viską, aš taip 3 maišais užsidėjau šitas kavas vežu ir nepamatau tokio bortelio. Ir aš taip dėduosi ir viskas išsitaško. Ir man, žinai, tokiam ašarom galvoju, kokį šūdą aš čia darau. Ką tu darai, Laura, sėdėjai tenais, Lietuvoje, su geru atlyginimu. Viską turėjai dabar, 25 metų kavas nešioji. Ir man tada atėjo toksai, žinai, Devil Wears Prada. Aš tą filmą matau, aš tu pasakoju ir man jos scenarijus visiškai. Ir tai buvo tas scenarijus ir man, žinok, kartais gerai yra tokie filmai ir man galvoju, Laura, vieną dieną tu sėdėsi ir tu pasakosi šitą istoriją. Ir aš iš tikrųjų su kuriuo atvažiavau ir tada, long story short, buvo tai, kad aš tikrai viską išmokau kalbą, aš ten realiai tikrai prasilaužiau tą ir kalbą, aš jau paskui prezentacijas renginius vesdavau anglų kalbą. Ir esmė, kad aš tada vėlgi labai strategiškai mąstydavau. Man patikdavo laimėti, man patiko dopaminas, kurį gaunu, man patiko daug siekti. Ir aš žinau, kad ir ta kompanija, jinai man gali garantuoti, nes jie pinigais vėlgi atlyginimai, nes jie gaudavo labai daug interną, jie taip, negaliu sakyti, išnaudodavo, bet pasinaudodavo. Tai dalykas, kad jiems daug nereikėdavo mokėti, o man finansinis atlygis buvo visada svarbus ir aš galvoju, gerai, jie mane pasiliko, davė man ir darbą, aš jau buvau ir paaukštinta vėliau ir aš galvoju, gerai, man reikia dabar susirinkti vardus jų klientų, su kuo aš dirbau, uždėti juos ant CV, nes jie dirbo tada ir su Facebook'u, Givenchy, Chanel'ais, visais šitais. Aš susidėjau ir tada jau galvoju, ieškoti reikia kito darbo. Ir tada ta nuostabi visata nuvedė į mano tokį visiškai life-changing experience. Aš gavau darbą. Tuo metu jie buvo mid-size enterprises, jie pradėjo kaip startupas ir paskui jau buvo mid-size enterprises ir aš gavau tenais darbą ir ten jau buvo tie vadinami VIP renginiai. Tai tenais aš pradėjau keliauti po pasaulį, tai aš Amerikoje būdavau kas 2 mėnesį, aš kuruodavau renginius, mes dirbdavom su Fortune 500 kompanijom, jų CEOs ir SVPs. Senior Vice President, žinai, iš tos pusės. Tai va, ir tenais jau prasidėjo mano tokia gyva business school, kaip sakau, mokykla ir tenais man buvo sakau, ten tikrai gavau, išmokau viską. Žinai, kaip sako, tokie būna psichopatai CEO. Tai vat vienas iš jų, jis nebuvo psichopatas, bet jis buvo iš vieno iš to, kad aš supratau, ką reiškia manipuliuoti, kaip jisai manipuliuoja žmonėm. Aš supratau, ką reiškia, kaip tu gali įtraukti savo kolektyvą į darbą taip, kad jie nebeatskirtų, ne tai, kad nebeatskirtų, bet jie susitapatina ir ten žmonės būdavo maks protingi, kurie dirbo, bet tu taip susitapatini su idėja kompanijos ir vizija, kad tau tai tampa šeima ir kai tampa viskas, ko tu turi padaryti, kad tavo identiteto dalim. Tavo identiteto dalim ir mes visi, nes ten būdavo daug ir vėlgi, tas darbas buvo, nes aš keliaudavau, aš kas mėnesį, kas 2 mėnesį būdavau ten Šanchajui, Los Andžele, New York'e, Barcelonoje, mes darydavom visus tuos renginius skirtingose tokiose vipinėse vietose, o aš kadangi kai buvau renginių event manager ir aš turėdavau visur važiuoti, aš turėdavau visą tą organizuoti, aš visas experiences, tai ten su helikopteriais skraidau, pažiūriu, ar mūsų atvykusiems svečiam bus gerai, tastingus darai Michelin star restoranuose, tu eini tokį gyvenimą gyveni, bet tu gyveni ir su komanda. Iš to darbo važiuoji ir dėl to tu labai suartėjai. Tai tenais tiesiog tu ir tampi ir šeimos konceptas, plus to vadovo, sakau, nežinau, ar čia aktualu ar ne, tai mes gal tai ir paliksim, bet tas vadovas, kaip jisai psichologiškai mokėjo padaryti, kad komanda dirbtų dėl kompanijos sėkmės ir jisai galutinėje stotelė buvo įsipardavę už 50 milijonų. Dabar jisai dirba su Scott Galloway, jeigu žinai. Scott Galloway ir knygas yra parašęs kelias gan žinoma persona. Jisai su Amazon, ne su Jeff Bezos, bet buvo supply chain CEO, jie tenas, kuris turi, tai jisai jį nusiviliojo savo kompaniją ir jie dabar yra įkūrę dar didesnę, žinai, kompaniją. Tai ten buvo tikrai toksai, sakyčiau, unikalus character. Aš iš jo išmokau labai daug, aš išmokau iš vadovė, kuri buvo mano, jinai buvo be galo stipri moteris, Shailene King, ir jinai tokia kaip mentorė, nes jinai ir padėjo paskui mane imti į kitus
darbus ir visą to, žinai, rezumuojant. Tada Londone aš paskiau, kai jau pardavė kompaniją už tos 50 milijonų, mes tada visi kažkiek išsiskirstėm, aš gavau darbą ir dirbau su Artificial Intelligence kompanija ir aš jiems sukūriau visą tą modelį eventų, renginių, kurį turėjome toje kompanijoje, aš jį replikavau Europoje, jų tam Artificial Intelligence Europoje ir tada jau gavau pasiūlymą į New Yorką važiuoti, nes jų ofisas buvo New York'e, jie buvo steigę, kad Amerikos rinką marketui dirbčiau. Bet tuo pačiu metu, ta mano vadovė buvusi ir aš tenais tuose renginiuose susipažinau su SVP, Senior Vice President, iš supply chain, iš Merck kompanijos, farmacijos kompanijos, tai yra 5 pasaulyje didžiausia kompanija. Ten tie renginiai, kai vykdavo, ten tu su tais klientais, jie labai labai norėjo, nes buvo uždaros duris, jokia medija negalėdavo ateiti, ten žinok, kitoks toks įdomus pasaulis. Atrodo, kas žinotų apie supply chain, bet iš tikrųjų jie buvo įžymybės būtent to pasaulio ir pas juos, sakau, aš nustebdavau, mes turėdavom dirbti su medija, nes jie laukdavo prie viešbučio, kad tas žmogus iš Merko, iš Amazono, iš Nike, kurie išeitų, kad jie juos pakalbinti ir panašiai, ir jie labai norėdavo to atsiriboti ir mes dėl to padarydavom tokį labai ekskliuzyvinį renginį, kur tas niekas negalėdavo įeiti, bet mes su jais, ir tai žinok, matydavom juos visus. Jie tenais norėdavo tūsinti, būdavo ir konferencijų dalyt, bet vėliau vakare jie nori, kad tu su jais elgtumėsi kaip su paprastu žmogum. Tai mane tas labai išmokė irgi tos nebaimės, ne kažkokio iškelti, kažkokio žmogo, nebijoti ten prie jo, žinai, kažkaip, kaip sakyti, ten pataikauti jam, o iš tikrųjų bendrauti kaip bendraujant. Ir aš turėjau tokias vakarienės, kai sėdi Amazon, tai yra Nike ir Amazon supply chain vadovai ir jie kalba apie kaip jie distribuciją keis Europai. Tai tokio pobūdžio pokalbiai buvo, o paskui sėdam geri šampaną ir tu kalbė kažką kitą. Tai tas Merck kompanijos vadovas, jisai headhuntino mano vadovę ir norėjo, kad aš ateičiau. Ir to pasiekoje, tai jau mano, kur karjera baigsis, paskutinė bus stotelė prieš psichologiją. Aš tada mane pasikeičiau ir aš gyvenau Londone, bet mano darbas buvo įregistruotas New Jersey, bet ten New Yorko valstijoje. Ir aš tada buvau irgi atsakinga už 150 žmonių mes. Tai čia yra mano tas. Jie mane nusiheadhuntino, interviu darė New York'e, nes aš turėjau, kai dirbau Artificial Intelligence, aš turėjau daryti interviu. Ne interviu, aš tiesiog važiavau, mus 2 dienas skraidino, nes mes turėjome labai svarbų meetingą su Microsoftu ir mane nuskraidino ir tada Merkas sako, nes interviu su Merku, su farmacijos kompanija truko metus, kol jie kūrė ten, žinai, poziciją, viską. Ir jie sakau, hebra, viskas, aš jau nebegaliu laukti, nes jie ir man siūlo čia, žinai, ir mums labai gerai tas mytas, parėjo, Laura, prašau, mes į oro uostą, pabūk, mes dar tikrai norime, mes atvažiuosime į oro uostą. Aš turėjau paskutinį pokalbis buvo, mes atsėdom šampaną išgerti, su irgi jų SVP tam buvusia, tiesiog pasitikėk, už kelių savaičių bus pozicija. Tai dar turėjau ir interviu iš oro uostą prieš man įskrendant kažkur. Tai taip buvo tas mano gyvenimas, kurį aš tiesiog, aš iš tikrųjų iš dalies ir dabar prisimenu, aš kaifavau, tas etapas man patiko siekti, daryti. Ir kokia kelionė tikrai. O kaip tu dabar jautiesi apie tai pasakodavo? Nes šiaip energijos tai labai daug atrodo trykšti iš tavęs. Tai žinok, aš taip senai buvau apie tai kalbėjęs ir man dabar gal net aš galvoju, aš žinai, ir per daug detalių ir pasakau kažko, bet man faina prisiminti, kad aš to negrįžčiau, aš to nenoriu. Ten buvo labai daug ir destrukcijos, aš kaip suprantu. Ten tikrai buvo tos tokios, kurie per tą bandymą, ėjau pati per bandymą įrodyti, per savęs destrukciją tų santykių, žinai, pamiršimo, nors jų labai norėjau vienatvės, daug buvo tų pačių, žinai, vakarėlių kažkokių tokių, kur aš niekada šiaip nebūdavau, tas sveikatos prasme, kaip sveikatos, bet tu neišsimiegi, tu vakarėliai, tu pastoviai su žmonėm buvo, tas manipulacijos tos daug tokių iš vadovų buvo, tai nebuvo vien tik tai gerai, bet ta pati kelionė, kiek aš jau, ką aš pažinau, man jinai yra labai exciting. Bet, faina tikrai. Daug klausimų. Iš to vienas toks smalsumo klausimas. Tu paminėjai, sakai, visata mane vedė. Yeah. Ar tu iš tikrųjų tiki, kad mes esam vedami kažkokios aukštesnės jėgos? Vienareikšmiškai. Tikrai? Taip, aš tikiu. Tai yra, iš tikrųjų, aš ilgą laiką netikėjau, bet kai pradėjau, nes aš visą laiką turėjau viską, kažkas turėjo akademiškai būti pagrįsta man, ką mes ir kaip veikiam, bet kiek aš susiduriu su savo istorija, kiek aš matau, kiek dalykų įvyksta mano gyvenime, būtent pagal tą principą, pagal tą dėsnį, kad tu tikrai esi tenais, kur turi būti šiuo metu. Ir kaip tu dabar žiūrėk, mes kaip kalbėjom, aš tiek daug galėčiau grandžių atvinioti iš tos pusės, ta pati anglų kalba, kodėl mane tenais vedė, kodėl paskiau buvo žmonių pokalbiai, ką aš turėjau išmokti, kur aš turėjau būti, kodėl aš gyvendama tokį gyvenimą
iš tikrųjų mane saugojo kažkas, irgi, tas saugomo, žinai, aspektas ir kur tu turi būti, kiek aš išmokau, tos pačios psichologijos, kiek aš mokinausi būdama tose kompanijose, tam, kad aš dabar, tarkim, vėlgi pas mane tas kontingentas žmonių irgi klientų, kurie ateina. Aš dirbus ir pačiu Lietuvoje su tikrai labai aukšto rango žmonėm, kur aš jų bijočiau kitų atveju, bet dėl to, kad kaip ir pasakau, kad aš išmokau bendrauti su jais, jie nuostabiai manim pasitikė ir aš pati kartais jaučiuosi, nes ateina jam 50 būna metų, 60, mane aš, tarkim, jaučiuosi kaip maža mergaitė, galėčiau jaustis, bet iš tikrųjų aš turiu pasitikėjimą, aš žinau, kad aš turiu įrankį, kokio jie neturi ir aš jiems padėsiu. Tai, ir vedant prie, taip, tikrai vienareikšmiškai tikiu, kad yra aukščiau ir noriu tuo tikėti, tikiu, kad yra ir mūsų kažkokios indėlis, bet tikrai ir noriu tuo tikėti, kad kažkas veda. Toms moterims, galbūt ir vyrams, kurie atranda save tavo istorijoje, papasakok, kas vyko tuo metu su tavo santykiais. Nes, žinai, mes kalbame apie pasiekimus, pasiekimai, žinai, sėkmė. Kas vyksta su tavo kita pusė? Jo, o va su ta kita pusė, labai gerai. Tai ta kita pusė, jinai yra labai prastoje situacijoje, kaip galiu pasakyti, tikrai aš iki kokių 25 metų, kol nesikreipiau į psichologą, tai labai sudėtingi, labai destrukciniai santykiai, kai aš įsimylėdavau, pamesdavau galvą, arba tada kažkas kitas pamesdavo galvą ir tada, bet pastoji būdavo kažkas, kodėl negali tai įvykti, būdavo, kaip ir sakiau, būdavo atsirasdavo, ypatingai Londone, tikrai labai iškreipta, turbūt gal Lietuvoje yra, bet ta iškreipta visuomenė, kurie buvo užimti daug tų vyrų, atsirasdavo ir jų būdavo, sakau, man tai čia, aš nieko nemoralizuoju, niekada nieko nesmerkiu, bet man tai būdavo visą laiką kažkoks tabų didžiulis, aš niekada to nenorėjau ir buvo tik tai keli atvejai, kai aš vėliau sužinojau, kad jie turi antrą pusę, ne, ir ten susituokę yra, jeigu žinodavau iš karto, tai aš nuo to atsiribodavau, bet būdavo va tokio tipažo vyrai ir iš tikrųjų aš labai ilgai išgyvenau ir išgyvenau dėl to, kad aš tikrai visada labai norėjau santykių, aš jaučiausi vieniša ir aš turėjau labai daug meilės ir aš jos turiu ir dabar šiai dienai, kur aš esu labai gražiuose santykiuose, aš esu atsidavusi savo tam pačiam moteriškumui, kuri man yra labai svarbi tema ir aš žinau, norėsiu perduoti moterim tam tokiam tikram giluminiam moteriškumui, ne? Tai aš suprantu, ant kiek aš turiu ir tai yra mano pašaukimas. Kur aš anksčiau galėdavau, kaip sakai, tą energiją, taip yra dalis manęs, aš nenuneiksiu, aš tikrai patiko tam tikri dalykai, iššūkiai, bet tai niekada nenešė man pilnatvės, aš dėl to visą laiką dairiausi, taip labai fainai skamba, bet aš kiekvieną kartą atsimenu, tiek ir keisdavau tą darbą, nes aš pabūnu, padarau kažką ir man pasidaro nuobodu. Nuobodu atrodo, reikia kažko tokio dopamino, o santykius aš visą laiką norėjau ir ieškojau tos ramybės, to pilnatvės ir aš niekada negalėdavau sutikti ir iš tikrųjų mano tai buvo tam tikras kryžius, kaip sakau, vedžiau. Kai aš savo draugą sutikau, man dabar 25, aš sutikau 33, bet iki tol tikrai, buvo labai daug romanų, tų žmonių, tų santykių jų buvo, labai daug romanų, aš turiu menį, daug romanų, kažkokių užsimezgimų, tų vyrų jų santykių kažkokių buvo, bet tai niekada, aš realiai nebuvau turėjusi rimtų ilgalaikių santykių. Ir man tai buvo labai skaudu, taip tai priklausė ir nuo manęs, nes aš pati rinkdavausi ir man daug kas netikdavo, ne? Bet žiūrint atgal, tai pagrindiniai dalykai, kurie man ir buvo, kad aš ieškojau tos happy endingo, tos pabaigos, kurią aš galėčiau pakeisti. Aš rinkausi vyrus, kurie suteiktų man nesąmoningai, bet suteiktų adrenalino, ne? Nors atrodo, aš taip nemėgdavau tų dramų ir daug kas sako, kad nemėgsta, žinai, tų dramų, bet aš iš tikrųjų, buvau išmokusi gyventi kalneliais, ne? Va, tarkim, ir atsimenu, man visą laiką, kas gyvendavo, va taip, man atrodo, tavo tie, kaip boring, žinai, bet kai tu turi tokį įsitikinimą, tai tu ir trauki tuos dalykus savo gyvenimą. Tai ir santykiai, kurie ateidavo, jie visą laiką man nešdavo tokio, aš būdavo visiškai išsekusi nuo to, ne, tai niekur nenueidavo. Tai va, iš tikrųjų, tai santykių klausimas, jeigu norėsi kažko konkrečiau, gali paklausti, tikrai, nes aš nežinau, kiek ir kurią čia pusę eiti, bet tikrai buvau daug įsiskaudinusi, daug vienatvės, buvau ir atsiribojus, buvau sutikusi tikrai labai įsimintinų žmonių ir buvo labai gražus mūsų ryšiai, bet vėlgi kažkodėl atsirasdavo tokie, kur būdavo kitos šalis, bet net ne šalis, kontinentai, kiti žemynai, ne, kiti ir atrodydavo, kodėl negali niekas įsivystyti. Tai aš paskiau hipnoterapijos dėka, nes aš hipnoterapiją išbandžiau pirmai kaip klientė, nepradėjau studijuoti to, bet aš tai išbandžiau ir man tas atnešė
irgi keli supratimus, tai buvo tai, kad nors aš labai viduje norėjau šeimos, beprotiškai norėjau šeimos, tarkim, partnerio, ilgalaikių santykių, vaikų, ne? Bet aš to niekada negalėdavau pritraukti. Ir aš paskui hipnoterapijos metu irgi atradau tokį vieną įdomų dalyką, kur nebūčiau pagalvojęs. Vienas prisiminimas buvo tai, kai yra konfliktai tarp tėvų, nes jie labai konfliktavo. Ir aš savo kaip toksai mažas vaikas, bręstantis vaikas, paauglys, pasakiau, kad santykiai yra kančia. Moteris santykiai kenčia, meilė ir apskritai lygų pykčiam, konfliktam. Ir tai pasisėja, ne? Vat kiek ir pažinai, kiek auditorija žino, kad ypatingai mes vaikai esam tie mažas kempinės, ne? Visą tai, kas mumise pasisėja, vėliau užprogramuoja ir tarsi tu pagal tai vadovaujasi savo gyvenime. Ir nors atrodo, žinai, aš visą laiką sakau, toksai dalykas yra, mes į savo gyvenimą traukiame 2 dalykus. Vienas yra tai, ko mes visiškai pasitikim. Pagalvok pats apie savo gyvenimą, yra kažkokia sritis, kur tu tiesiog tu net negalvoji, ne? Vieniems tai yra pinigai, kitiems tai yra kažkokie profesiniai pasiekimai, kitiems net santykiai, jiems yra paprasčiausiai, tai ateina. Ir kai tu kažkuo labai, ar ten, kad draugų turėjęs ir panašiai, tu net negalvoji ir tai tau vykstosi, tiesiog vystosi tas gyvenime, taip negalvoji. O antras dalykas, ką mes traukiam visą laiką savo gyvenimą, tai yra baimė. Tai, ko mes labiausiai bijome, mes irgi tą pritraukiame, nes mūsų fokusas yra apie tai, mes ir psichologiškai galime tą paaiškinti, ne, kodėl taip yra. Bet dėl to, kad tavo pasąmonė yra užsifiksavę, tavo smegenys užsifiksavę, kad santykiai yra kančia, santykiai yra skausmas, o mūsų smegenų, ne, darbas yra tave apsaugoti, labai tai primityviai. Pagrindinis dalykas yra daryti viską, kad tu tik būtum ten, kur yra pažįstama. Taip? Ir jeigu jie sako, Laura, 30 metų pragyvenai be santykių, tu gyva, tu sveika, varyk toliau, neina, nieko, traukiam tik tai, kas tau nesuteiks to, ko tu nori, nes santykiai yra kančia. Tai vat man tas buvo kertinis dalykas irgi santykių prasme, kurį aš atsakiau po to, kai supratau, kad mane traukia tie vyrai, nes tėtis manęs niekada nesirinkdavo, ne, ir aš būdavau visą laiką antra kažkokiuose tuose santykiuose emociškai. Tada antras dalykas tai buvo tai, kad jo, aš buvau įsitikinus, kaip aš galiu eiti kažkokį santykį, kai santykių pasąmonė man yra kančia. Nepadarysi to. Ir tada trečias buvo, bet gal trečio aš nesidalinsiu, tai jau labai taip asmeniškai gal yra, bet tie dalykai man labai padėjo pakeisti suvokimą apie santykį ir tada jau kažkur tai pradėjo apie santykius keisti kažkur ties 30 metais mano. Ir tada aš jau perėjau, pagaliau pas mane atsirado tie, vadinkim, geri vyrai, ne, kurie tikrai norėjo ir santykių, viską, bet tada dar man pačiai netitiko tam tikrų dalykų. Išranki buvau, dar irgi buvau labiau čia gal iš mamos tos tokios rolės, na, čia žinai, einant apskritai. Tai santykis daug, tikrai traumų tokių palieka ir buvo mano kryžiukas ir aš sakau dabar tai džiaugiuosi, kad pagrindinis lūžis įvyko, kai aš perėjau moteriškumą, kai supratau savo dalyką, kad aš nebenoriu būti tą karjeristę, ten daužanti tas, žinai, sienas visas, kad tik tai tikslas, ne per galvas lipant turiu menį sienas daužant, kad tikslus pasiekti bent kokią kainą, nuolatinis perdegimas, nuolatinis ten tik tai darbo, aš atsimenu kažkada kažkokį pasimatymą, kaip dabar atsimenu ir aš kaip tik dar tik atidarinėjau gal savo praktiką, o gal čia buvo dar prieš tai. Ir aš ne tai, kad visą laiką, bet jie paklausant, aš pakalbėjau apie tai, kaip aš kursiu savo imperiją, kaip aš darysiu dalykus ir panašiai. Ir neveltui po 4 pasimatymų pasakė, sako, Laura, nu aš nepasivysiu tavęs. Aš tikrai, o galvoju, kaip tu, ko man taip patiko, žinai, galvoju, pliama, koks velnius, žinai, kaip čia jisai tai gali. Tai nesuprasdavai, kur yra. Kur, kad tu iš tikrųjų tik to ramybės būsena, tą moteriškumą, tai aš kad kažkur metai prieš sutinkant savo draugą labai tai pasinėriau. Labai daug knygų buvo ir praktikų tam tikrų, va tada ir tas, kaip tu sakai, va, visatos suvokimas, aš manau, kad moteris labiau ją jaučia, nieko neįskrenant, bet daugiau mes, tarkim, gal ne tai, kad daugiau jaučia, bet tos didesnė dauguma turi tą tokį pajūtimą ir mums labai svarbu būti su tuo, kaip sakykime, raganavimu, tam tikrų raganavimas, tai ne, žinai, ne kažkokie burtai, bet raganavimas tai reiškia bendrystė, raganavimas tai reiškia pajūtimas, mūsų intuicija, nes anksčiau viduramžiais tai ir buvo menkinama, nes mes turėjome intuiciją, mes pajausdavom, mes pamatydavom kažkokius dalykus, kurie galėjo įvykti ir tada taip įvyksta ir sako, tu ragana, nes tu žinai, iš kur tu čia galėjai žinoti. O tie dalykai pas mus ir aš labai pasinėriau savo intuiciją, pradėjau mažinti darbus, pradėjau labiau sustelkti į save, į namų židinio to kažkokio kūrimą. Ir jo, ar to pasekoje atsirado tada mano santykiai. Labai norėsiu tikrai išsamiau apie tai pasikalbėti. Gal mes turbūt į ten natūraliai labai įeisim, nes dabar man toks, žinai,
turbūt ir visiems žiūrovams liko kabėti klausimas, tai gerai. Ėjai, užkopė į tą savo karjeros viršūnę ir kas vyko, nes turėjo įvykti arba krizė, arba kažkoks suvokimas, kad tu galiausiai atsidūrei čia. Tai va, dar vienas dalykas, kodėl visą tai reiškia veikia, nes įvyko COVID-as. Ir COVID-as buvo tuo metu, manęs jisai darbo prasme jisai manęs neveikia, bet aš vis tiek jau ir taip dirbau nuotoliu. Bet tuo metu aš buvau visiškai single, vieniša ir pradėjau užsidarinėti visos sienos. Ir aš jau tai dirbau Londone, žinai, ir aš galvoju, aš galėjau iš Bankurų važiuoti ir aš galvoju, nors Lietuvą tikrai nenorėjau. Aš labai mylėjau ir myliu iki šiol, žinai, Lietuvą, dabar tai dar kitas santykis, bet aš grįžti nenorėjau. Man buvo tenais per daug gera, aš buvau per daug įpratusi prie to viso judraus pasaulio. Bet aš pagalvoju, gerai, visos sienos susidarinėja, kažkas yra negerai, aš esu viena, draugų negalėsiu matyti, važiuoju keliems mėnesiams namo, pabūsiu bent jau su šeima. Kai atvažiavau, tai ir neišvažiavau. Bet žinok, va tas pajautimas, aš kaip dabar atsimenu, nes ten visos sienos pradėjo užsidarinėti, aš tą biletą, net ten buvo likę 4 biletai, nes buvo ta paskutinė kovo savaitė, tą savaitę, kur uždarinėjo viską, kaip dabar atsimenu. Ir aš biletą turėjau tik sekmadienį, o čia gal buvo koksai pirmadienis ir jau jie uždarinėjo, jie cancelino visus skrydžius. Ir aš tada pamačiau, kad yra skrydis antradienį skristi, ir ten trečiadienį galvoju, tiesiog, man reikia kažkaip išskristi, nes kitaip užsidarys, žinai, ir aš netgi ant tiek, kad sistema pastrigo, tu negali nusigyti to biletą, ir aš tiesiog ryte atsikėlus 4 ryto, galvoju, žinai, ką vėliau apie taksą. Važiuosiu, sėdu, ten draugės paprašysiu, sudėsiu daiktus į dėžes, ten tu savo 5 metų gyvenimo dar kažką sudėsiu, susitvarkysiu, man dabar tiesiog reikia išskristi. Ir aš atsimenu, kai dabar atvažiuoju tas taksi, važiuoju, nežinau net ar turėsiu bilietą ar ne, bet aš išvažiuodama iš Londono, aš Valičių tokiam gyvenau rajone ir aš važiuoju ir aš žinau, kad nebegrįšiu. Ir galvoju, ką tu čia šneki? Ir jisai buvo toks stiprus balsas, galvoju, ką tu čia šneki, žinai. Ir viskas, ir išvažiavau. Ir kas dabar vyksta? Tai atvažiuoju į Lietuvą, pradedu gyventi su mama, kelis mėnesius tada viskas užsidaro, tada išsinuomoju būstą ir tuo metu aš dirbu farmacijoje. Ir kas pažįsta korporacijų gyvenimą, tai negyvenimą tą darbo pobūdį, tai kuo tu aukštesnės pareigas užimi, tu iš tikrųjų tu mažiau darbo krūvą turi, bet tu neši didesnį sprendimo, atsakomybė. Taip. Tu neši, tai aš to darbo krūvio didelio neturėjau, kaip jisai buvo, viskas yra tvarko, bet kadangi aš labai buvau pripratus prie to aktyvaus laiko, aš visą laiką kažkokius bandydavau kurti projektus, visokius turėjau, vis tiek verslas buvo mano galvoje kažkaip, ir tuo metu viskas uždaryta, tu nieko negali daryti. Ir aš jau buvau pabaigusi, aš buvau perėjus pati hipnoterapiją. Gal nuo to, kaip ateina ta psichologija. Tai jos niekur nėra, bet jinai yra mano kaip dešinioji ranka. Aš visą laiką dievinau domėtis psichologiją. Mano knygos, dėl to aš sakiau, jos buvo edukacinės, jos buvo labiau už tos žmogaus psichologiją, žmogaus elgesys. Ir aš 25 metų pradėjau pas savo psichoterapeutę Londone vaikščioti pirmą kartą. Ir jinai man po kelių metų, po 2 metų, jinai man sako, Laura, tu niekada negalvoji studijuoti psichoterapijos. Čia buvo toks kertinis lūžis ir aš tai galvoju. Niekada nebūčiau susimašęs, bet tada jinai pasėjo tą mintį. Sako, tu turi potencialą tam, žinai, tavo didelė empatija, pasigalvok, žinai. Ir aš pradėjau ir aš tikrųjų buvau, kadangi man labai reikėjo daug pereidinėti, kad aš galėčiau įstoti, man reikėjo daug išlyginamųjų visų eiti, ten ir jie turėjo tokį institutą ir aš tenais pradėjau iš tikrųjų tą paruošiamą grupę eiti ir aš jau turėjau stoti į psichoterapiją. Negalvodama, kad aš kažką darysiu, ne? Ir aš pradėjau ten eiti ir paskatas, jau mes pradėjome apie tą jau tradicinę tokią psichoterapijos šakas mokytis, konsteliacijas, eidavom visokias ten, sakykime, praktikas. Bet tuo metu aš tada išgirdau tokį pasakymą, kai kažkas iš dėstytojų lyg berods pasakė, kad sako, tradicinė psichoterapija tikrai, gal sakau, čia buvo tik tai to, sakykime, dėstytojas mąstymas, bet jis pasakė, sako, kad realiai tu turi suprasti, kad žmogus traumas nešios visą gyvenimą, jis niekada neišgys. Jis gali labai savo padėti ir panašiai, bet jis niekada neišgys. Ir aš galvoju, bullshit, galvoju, nesąmonė. Netikiu, ta prasme, come on, kiek aš tam, man jau tada gal ir buvo, aš kaip psichoterapijoje vaikščiau, man gal tada irgi dar buvo toks jau šiek tiek buvau pavargusi nuo to kapstymas į savo praeityje. Aš tiesiog iš tikrųjų, žinai, atrodo, vėl jau kaip išsigyveni išeini ir vėl ateini ir vėl į tą dumblą ir galvoju, kiek galima, žinai, galvoju, netikiu, aš tai nežadu taip gyventi. Ir plus aš, kadangi dirbau su artificial intelligence, su farmacijos, aš mačiau, ant kiek pokytis greitai vyksta visose srityse. Mes turime tiek daug technologijų, naujų įgūdžių, naujų žinių, kur anksčiau procesam už ten, tarkim, supply chain tam pačiam ten įvykdyti užtrukdavo 20 metų, dabar mes per 5 metus tą padarom. Aš galvoju, žinai, kad turi būti ir kažkas psichologijoje tokio. Ir aš pradėjau domėtis ir tada taip vėl iš podcastų dėka, Tim Ferriss, jeigu žinai, Tim Ferriss ar Sam Harris buvo, bet žinau, kad jisai buvo kalbėjęs, kad mane atvedė
prie Davido Spiegelio. Davidas Spiegelis, jis yra Stanfordo universiteto profesorius, kuris 40 metų studijuoja, jis yra psichiatras, bet jis studijuoja ir gilinasi į hipnozę, hipnoterapiją. Jo tėtis buvo pradininkas, jisai yra tas, kur moksliškai viską pagrindžia. Tai jisai va dabar jau prieš metus kažkur ir su Hubermanu išleidę, žinai, dabar hipnozė jau nebėra mistifikuojama, bet tuo metu aš labai pasinėriau ir pradėjau klausyti ir man pasidarė be galo įdomu ir aš tada ieškojau, kur aš galiu tai išbandyti. Ir taip aš atradau RTT, tai buvo Marisa Peer. Ir aš nuėjau kaip klientė, viskas dėl tų pačių santykių. Ir aš nuėjau ir praėjau tą seansą, žinai, viską ir aš atsikeliu baigęs ir aš galvoju, are you kidding me? Kaip aš galėjau šitiek suprasti ir kiek man galėjo. Vėlgi, aš nenoriu, kad tai skambėtų kaip magiška piliulė. Aš tą labai akcentuoju. Tai turbūt davė tai, kad aš tikrai daug ir psichoterapijoje vaikščiojau ir panašiai, bet man tai buvo toksai kaip life-changing dalykas. Aš nuėjau, taip, labai skausmingai, tu išgyveni kažką, bet aš gavau atsakymus, aš supratau, kas tai vyko, aš supratau, kodėl tai vyko ir aš dabar turiu įrankį, kaip aš galiu tą perprogramuoti arba mano žodžiais perrašyti. Wow, žinai, ir man pradėjo tas keistis ir mane labai sudomino. Ir tada aš jau grįžtu, aš jau ten kaip ir studijuoju, galvoju ir tada grįžtu į Lietuvą. Ir tuo metu galvoju, aš noriu hipnoterapijos, aš pabandysiu tai studijuoti. Irgi neturėjau kažkokio ten, kaip turėjau minti, kad gal tai kažkur išeis, bet dar aš tikrai studijavau dėl pačios savęs. Man buvo labai įdomu ir aš turėjau pilną laiko. Žinai, tai man reikėjo daryti kažką. Aš labai gerą pagrindą finansinį, tada, žinai, irgi iš tos pusės, kad kai tu pereini kažkokį verslą, žinai, aš susikūriau pagalbę, aš tikrai kokius dar. Nes aš studijavau, man truko apie metus būtent tos studijas, nes aš turėjau gyvai, bet kadangi viskas užsidarė, jie perkelė programą, tai mes viską, webinaris už tą pačią, nežinau, ar tu žinai, Marisa Peer, tai aš ir su ją mes ir turėjom ir webinarus ir viską, tai tikrai mokėmės ir egzaminai tam buvo, tai aš mokiausi, man labiau pradėjo patikti, mane labai pradėjo tas vežti, pradėjau jau kažkokią viziją matyti, kas gal kur tai galėtų būti ir paraleliai aš dirbu farmacijoje. Ir tada, kadangi tau praktikai reikia atlikti kažkokius tokius, kaip praktikai, tu turi klientų tam tikrą kiekį turėti ir aš pasikviečiau tam tikrus savo draugus, ten pažįstamus ir žinok, tikrai nuo to kartą tiesiog, tas burbulas jisai pradėjo sprogti. Ir va čia dar vienas dalykas, kad kaip aš turiu tokį įsitikinimą, kad tai, kas yra tavo gyvenime, ar tai yra santykiai, ar tai yra darbas, ar tai yra žmogus, bent kas bebūtų, jeigu tai viskas ganėtinai turi vykti smooth, tada reiškia, tu žinai, kad tavo, jeigu tu nuolatos trankaisi į sieną, tai nereiškia, kad tu neturi iššūkį, viskas tu yra gerai, bet jeigu tu žinai, yra dalykai, kur tu, tu taip nori santykiai, tarkim, ir tu visą laiką susipyksti su dar kažkaip, daužaisi tą sieną, darbo siekimu, tau vis nepavyksta, nepasidaro, negauni tų pinigų, kad ir kiek tu darytum, tu daužaisi, bet kažkada reikia ir sustoti, sudaužti. Ir mano asmeniškai, tarkim, tokie, ir mane, kas lydi mane gyvenime, toks požiūris, kad tai, kas yra tavo, tau visą tą gyvenimas aplinkybę susidėlios taip, kad tai ganėtinai turėtų pavykti. Ir aišku, tavo pačios žinios. Ir mano, žinok, aš tada, sakau, kadangi turėjau ir pagalbę, nes farmacijų tikrai daug aš uždirbau ir to daugiau gyvenau Lietuvoje. Tiesiog tiek, kiek mes ten Londone už kambarį mokėdavom, čia visas butas paupy kainavo, kurį aš nuomojausi. Žinai, tai tikrai ir pinigų susitaupiau, tu jų niekur neleidė. Aš turėjau gan tikrą pagalbę, bet aš išėjau tik tai tuo atveju, žinau, kai aš bent jau pusę pasieksiu tos sumos, kurią aš uždirbu. Tada radau ofisą viską ir po 1,5 metų viskas tiesiog, ne 1,5 metų, tai čia aš jau buvo gal pusę metų tik tai, kai dirbau, nes aš 1,5 metų studijavau, 1,5 dirbau. Ir viskas tada pradėjo tiesiog tikrai sprogti, viskas suktis ir mano pradžioje klientų augimas buvo mouth to mouth vadinamas, kai per žodį aš turėjau labai daug rekomendacijų. Tada aš atsimenu, tada su Dovilė Urbanaitė mes susipažinom, nes aš pasėtėjau, kaip dabar mes artimos draugas esam, bet tada jinai dar vedė esminės konsultacijas verslo. Ir jinai sakė, aš perskaitau, nes turi tą formą tokią užpildyti ir sako, aš perskaitau. O jinai tokia, dabar jau mes galim kalbėti tokius dalykus, jinai iš vis buvo, jokių čia, tuo metu, ta prasme, kažkokių čia būdų dalykai iš vis klaidantis, niekas nepaaiškina, manęs ir galvo, sako, kaip hipnoterapija, galvoju, gerai, paimsiu, bet jau tiek sako, kaip nenori. Ir aš, kai dabar atsinu, mes susipažinom, aš atėjau, aš jai paaiškinau, nes sakau, mano pagrindinė Dovilė padėk man taip, kad aš išeičiau į rinką su žinute, kad tai yra akademiškai pagrįsta, aš turiu visas žinias, viską aš noriu stipriai stovėti kaip savo srities ekspertė, kuri gali pakalbėti, paaiškinti.
Ir kai išėjau ir aš dabar atsimenu, man rašo balsą žinutę, sako, Laura, aš labai retai kam įrašau, bet sako, wow, žinai ką, tikrai bus, tikrai padarys. Ir tada žinau, pradėjo rinktis tie žmonės, eiti, tai sakau, buvo pažintis, pažintis turiuomenį, žmonės savo pažįstamiems tam sakydavo, tas ratas labai plėtėsi, aš labai tikiu šito terapijos metodu, aš 100% jo tikiu ir matau, tai yra tas sėkmės vienas iš garantų, kodėl aš sėkmingai tą veiklą vystau. Ir jo, paskiau kitas tas etapas buvo tada tie patys influenceriai, čia jau kaip tas klaida buvo, nes buvo tie žmonės, kurie tiesiog iš rekomendacijų girdėjo, jie atėjo, jie patys niekada nepirkau jokių reklamų, nieko nedavau, jie patys tiesiog pradėjo dalintis, kalbėti ir tas tada burbulą šoka taip, kad dabar aš realiai turiu daugiau nei pusės metų tą laukiančiųjų, žinai, eilę. Ja. Tai va taip ir užaugo tas visas. Aš labai irgi man gerai jaučiasi, tie dalykai, apie ką tu pasakoji, kai jungiasi, kai supranti, kada tu daužaisi į sieną, žinai, o kada iš tikrųjų dalykai... Jauti tą? Aš nuolat gyvenu to, čia kaip tu pasakoji, žinai, yra tam tikros ankstyvos patirtis, kurias tu esi turėjęs gyvenime ir jos įsirašo ir tada tu net nekvestionuoji, arba kaip ta knyga 4 susitarimai, kur aš pasakoju, tai yra tarsi irgi susitarimas, kaip žinai, tu apie santykius irgi, sakai, ten būdamas 16 ar 17, tėvai susipyko ir tu padarai su savimi susitarimą, kad neisiu į tą sritį. Tai čia aš tiesiog labai anksti turėjau tokį susitarimą, kad viskas taip turi būti. Gal tai nebuvo tiesiog susitarimas, bet tiesiog mano mama nuolat man kartodavo, kad tu geriausiai žinai. Kur aš ten bepaklausdavau, kaip čia tarsi atsiklausiu, ar čia taip daryti ar ne, ir nesakiau, taigi tu geriausiai žinai. Ir aš tikėjau savo mamą ir kažkaip labai įsiklausydavau. Tai teigiamas toks, sakyčiau. Taip, tai čia mano tas teigiamas, kurio nereikėjo perrašyti ir aš tiesiog turiu minį, žinai, dėl ko man anksti atėjo tas toks aiškus supratimas, kada dalykai jungiasi, žinai, o kada aš atsimušnėjau į sieną. Tai dabar ten apskritai, žinai, jeigu jau tą atsimušnėjimą į sieną, aš pradedu daug anksčiau pastebėti, žinai, kažkada man užtruko 3 metus daužyti į sieną, kol supratau, kad viskas užtenka, o dabar būna mėnesį padaužai. Jo, kur tu dabar, kur kas greičiau tą gali ir pastebėti, suprasti anksčiau. Tu turi praeiti tuos dalykus, tu turi sumokti, tu turi išsiugdyti, tai irgi raumenį ir turi tau emociškai, kaip vadinu, suklikinti, kad tai yra tiesa, kad jeigu tu daužaisi ir kažkur nepraeini, tai gal pasitikėk, nors tau labai skaudu, nes tau atrodo, kad čia tavo svajonė, čia atrodo, kaip mano ta teisė buvo, čia mano svajonė, čia mano gyvenimas, dėl ko aš taip dirbau ir dabar jeigu negaliu, kad nepavyktų, turiu belenką daryti, o gal tiesiog teikime tą, kas yra labai sunku, paleisti kontrolę, bet pasitikėti, kad jeigu taip vyksta, tai vyksta ne veltui, gal tai nėra tas kelias, kuriam tu būsi daug sėkmingesnis ar laimingesnis. Tai tą paleidimą. Aš tikrųjų net su podcastu turėjau, aš vienu metu buvau pradėjęs visai kitą podcastą prieš Piną ir aš pradėjau į tą sieną daužytis ir labai labai stipriai jaučiau, žinai, kad tai ne mano kelias ir atsirado Pinas ir man tiesiog taip viskas organiškai jungiasi, vyksta. Tikrai. Ir va čia toks, kur jau buvo, žinai, kur taip klausia žmonės, sako, bet čia irgi turbūt, nebuvo ta vienos nakties sėkmės istorija, aš sakau, žinokit, buvo. Tikrai, pirmas epizodas ir buvo... Tai visai net nuo pirmo. Tai visiškai susprogo. Tikrai. Su kuo pas tai buvo pirmas? Su Rūta Merkytė. Okay. Buvo labai įdomus. Šiaip norėčiau dar kartą ją pasikalbinti, nes pas ją crazy, kaip viskas pasikeitė per tos 4 metus. Kiek jau 3-4 metai, ne? Taip, 4 metai. Tai va, aš apie hipnoterapiją šiaip norėsiu išsamiau pasikalbėti, netrukus, bet vieną tokią turiu dovanėlę. Tu matai, kad, nežinau, ar tu klausai audio knygų, bet čia yra nuo mūsų rėmėjo Audiotekos prenumerata 12 mėnesių metų. Tai galėsi, sakai, kad knygos nėra, bet šiaip edukacinių knygų labai daug yra. Aš peržiūrėjus viską, žinau, ir aš iš tikrųjų, tai knygos, jinai labai svarbia rolė, aš neinu miegoti, nepaskaičiusi, bet gal sakiau, tas pažintinis mano pasaulis, bet aš peržiūrėsiu su Audioteką, labai dėkoju, tikrai, žinok, tikrai bus mano paskata, aš jau galvoju, tavo pakvietimas mane į podcastą jau bus ženklas, nes aš taip prašiausi. Mes su Viktorija Macijauskiene kalbėjom ir kalbėjom, žinok, ir apie tave. Bet dar gal net nebuvau gal podcastą pakviesta, bet paminėjau apie kelias knygas ir sako, kažkaip jūs ten lyg susipažinot, kažkaip sako, pasiūlė ir sako, man taip pakeitė, man apskritai, jinai tikrai klausosi, būna ir sako, aš tikrai, sako, man labai pakeitė santykį ir su knyga, ir su tą informaciją, kurią galiu gauti. Aš sakau, Viktorija, gerai, man irgi reikia. Labai ačiū. Tai labai faina. Ir turiu dar vieną prašymą tau. Iš ankstesnės laidos, kuri bus prieš išėjusi šiek tiek anksčiau, vienas iš žmonių gaus 3 mėnesių prenumeratą ir tu turi išrinkti. Turiu pasakyti skaičių.
ta laida dar nėra išėjusi, aš neįsivaizduoju, kiek ten komentarų bus, tai tu turi tiesiog pasakyti kažkokį tai skaičių ir tas žmogus laimės 3 mėnesių prenumeratą. 8. Gerai. Tai va, tai susieksime su to žmogum, jeigu nesusieksim, tai paprašysiu tiesiog susiekti su mumis. Judam tolyn. Hipnoterapija. Aš, kaip čia pasakyti, esu apdovanotas šiam momente tuo, kad hipnoterapija man yra visiškai nepažįstama. Aš apie ją, kaip ir teorinį suvokimą turiu, bet daugiau mitų esu girdėjęs negu realių dalykų. Tai tu man dabar turi papasakoti, aš esu plika lenta, girdėjęs, žinai, mačiusi, kaip hipnotizuoja su laikroduku ir tu turi man papasakoti, kas yra hipnoterapija. Gerai. Ir iš karto pabrėžti, yra RTT, tai yra svarbu pabrėžti, tai yra Rapid Transformational Therapy, kur aš mokiausi, tai yra akredituota institucija ir tenais mes naudojam tik tai klinikinio pobūdžio pagrįsta hipnoterapija. Ką tai reiškia? Tai yra kaip psichoterapijos įrankis. Tai mes mokomės visus metus tik tai hipnoterapijos. Taip, nes hipnozė pati kaip forma, jinai gali būti naudojama, nesakysiu įvairiai, bet skirtingai ir vienas iš tų tie laikrodukai ir kodėl yra neigiama asociacija siejama su hipnoze, tai yra tas vadinamas stage hypnosis, sceninė hipnozė. Jeigu yra Kašpirovskį tenais, kas naudodavo tokius, jeigu prisimeni, jisai labiau gal per psichologinį kažkokį ten bandė daryti, bet yra tie Amerikai populiaru ir su to yra supainė, nežinau, ar esi girdėjęs stage hipnozės. Be abejo, aš esu matęs ir filmų. Tai jinai yra absoliučiai skiriasi nuo to, ką mes darome ir tenais yra iš tikrųjų gan ir pavojingas dalykas, bet vėlgi, ne visus žmonės tu tikrai gali užhipnotizuoti taip, kaip jie rodo ant scenos ir netgi jeigu tu esi susidūręs su šituo, sakykime, esi hipnoterapeutas ar supranti, kaip veikia hipnozė, tu netgi aš galiu laisvai matyti, kad kai jie pasikviečia ant scenos, ką jie padaro, jie pasižiūri, nes akis yra tam tikras dalykas, kuris gali išduoti, sufleruoti, jie vis tiek padaro pirmą testą, pasako, pasižiūri, kas yra labiau linkęs įtaigai apskritai ir tada jie tik tai to žmonės pasilieka ir kitus nuvaro nuo tos scenos. Tai yra visiškai nesusiję. Hipnozė, hipnoterapija, kurią aš naudoju ir kurią mes vedu, tai yra terapijos metodas, jis yra kur kas greitesnis ir į rezultatą orientuotas terapijos metodas. Tikslas yra tas pats, padėti žmogui suprasti, atrasti ir pakeisti, taip, tą dalyką, problemą, su kuriuo jis dirba, bet tai yra kur kas greičiau vykstantis dalykas, o greičiau vyksta todėl, kad mes dirbame ne su protu per logiką, o mes dirbam per emociją. Tai va čia kaip tu susiję, tu sakei, va tas perrašymas tų istorijų, ne? Kad tu gali, vaikas kažkur skendo ir tu gali sugrįžti ir perrašyti tą istoriją. Tai tu ją ir protų prisimeni, ne? Bet kai mes kalbam per protą, per logiką, kaip sakau, tam kare tarp proto ir logikos, tarp protos, tai yra tarp logikos ir emocijos, kur emocija yra neįspręsta, logika visada pralaimės. Taip, ir logiškai mes galim prisiminti, kas įvyko, bet mes negalime to išgyventi. Tai hipnozė, hipnoterapijos metu mes išgyvename emociškai ir dėl to mes galime emociškai atkabinti tuos kabliukus, kad mes emociškai nebūtume prisirišę prie tos istorijos ir va tada prasideda perrašymas. Tai hipnoterapija, kaip ir sakau, kur kas greitesnis ir rezultato orientuotas metodas. Hipnoterapija, kurią aš naudoju, mes dirbame 3 lygmenimis. Tai reiškia, tai mes dirbam su protu. Tai yra pirma sesija, kai žmogus ateina, mes tik tai kalbame su juo. Tai reiškia, mes pradedam suprasti problemą, mes suprantam, kaip jinai paveikia mūsų gyvenimą, kaip jinai veikia, kaip jinai galimai galėjo atsirasti, kokios prielaidos galėjo jai būti, kaip tu jautiesi su ta problema. Antras sluoksnis yra, mes dirbam su tavo pasąmonė. Tai hipnozės metu mes gebame sugrįžti į įvykius, situacijas patirtas iš mūsų praeities, kurie ir yra priežastis tos problemos, kurią mes sprendžiam. Tai taip pasakysiu, bet ką tai reiškia? Ką padaro hipnozė? Hipnozė yra visiškai natūrali būsena. Mes ją patiriam kiekvieną dieną. Tai yra padidinto susitelkimo būsena. Pavyzdžiui, įsivaizduok, tu ten žiūri filmą ir ateina, Judita ir nesako, Aurimai, ir tu pašokė. Ne? Tai yra hipnozės būsena. Tai yra padidinto susitelkimo būsena. Šiek tiek duosiu tų tokių gal mokslinių žinių, kad žmonėms suprastų, ne? Kad mes nuimtume mitus. Tai yra natūrali būsena. Būsena, kurios metu viskas vyksta su centrinė nervų mūsų sistema. Tai jinai yra tokia labai unikali būsena, nes jos metu kūnas jaučiasi atsipalaidavęs, bet kartu mes esame labai labai susitelkę. Hipnozė nuo senų laikų buvo naudojama sportininkų, pavyzdžiui, čia yra geriausias pavyzdys. Ir sportininkai jos naudoja todėl, kad jie turi hipnozę, būna savo ir įsirašę, ir specialistai jiems įrašo, tarkim, sakykime, plaukikas turi ten 100 metrų nuplaukti per minutę. Ne? Tu, ką darydamas hipnozę, tu klausaisi, tu susitelki, tu savo smegenim duodi išgyventi tą
kartą nuo karto. Reiškia, tavo smegenys, kai jau ateis tavo varžybom, tu jausi kažkokį jaudulį ir panašiai, bet tavo smegenys bus žinos, kur tu eini, jos bus labai susifokusuotos ir plus nuims tą baimę, kad tavo smegenys galvos, kad tu jau tą darai ten kokį 30 kartą, nes tu pastoviai tą klausaisi. Ne? Tai hipnozė gali būti naudojama tam, tai va tą patį fokusą ir budrumą mes panaudojame terapijos metu. Tai terapijos metu, kai mes grįžtame į prisiminimus, mes sugrįžtame į įvykius, nes kažkur kažkaip ir kažkada aš galėsiu papasakoti klientų tam tikrais konfidencialumą, aišku, išlaikydama, bet papasakoti tam tikrus įsitikinimus, kuriems buvo šokas, kad jie negalėjo pagalvoti, kad būtent tas įvykis, ta situacija paliks būtent tokį įsitikinimą. Tai mes sutelkėme dėmesį. Tai reiškia, ta būsena jinai yra tokia labai unikali, nes tu esi kaip ir atsipalaidavęs. Bet tu viso seanso metu mes tai kalbam, mastam, analizuojam, tu neprarandi jokios kontrolės. Tu esi užsimerkęs, kad tavęs tiesiog nedirgintų kiti dalykai, nedirgintų aplinka, labiau susitelktum į tai, bet tu kontroliuoji, mastai ir valdai. Ir mes esam labai labai susitelkę. Ir mano pagalba, kadangi pirmos sesijos metu aš susirinkau informaciją, kas tau yra aktualu, kur tau yra triggeriai tam tikrie, kur yra problema. Aš to vedama sutelkiu tavo pasąmonę, būtent į tą problemą, sakykime, kad nepasitikėjimas, finansiniai blokai, santykiai ir mano klausimais, aš tada įvedu ir tam tikrai, aš padariau tą tokį ženklą, tu padarai tą tokį staigumo momentą, kad žmogus tiesiog prisimintų įvykį. Ir tada ateina į tavo pasąmonę įvairiausi įvykiai ir pagal juos jau mes tada taikom chemoterapiją, mes taikom psichoterapijos įrankius, kaip jau galime suprasti, kas ir kaip vyka. Tai čia yra tas antras lygmuo pasąmonės. Reiškia, mes atrandame mums tikras priežastis, suprantam, kuo mes įtikėjom. Ir kas yra labai unikalu, kad tuo metu tu visą tai, tu supranti logiškai, tu gali prisiminti tą situaciją, sakykime, kad tai įvyko, ten, tarkim, skyrybos buvo, tu ją kaip ir supranti, bet tu išgyveni ją kaip vaikas. Ir tai yra labai labai svarbu tam pokytį, kuris tavęs laukia. Kodėl? Pavyzdžiui, dabar įsivaizduoju, kokie įsitikinimai pasisėja. Jeigu mes logiškai ateinam pas sakykime, ar pas draugą, ar psichologą, ar dar kažką, ir mes kalbamės, ir mes sakome, buvo skyrybos. Ir tavęs klausia apie skyrybas, ir tu dabar, sakykime, tavo tėvai įsiskyrė, ir tu sakytum, okei, buvo ne faina, gal buvo negerai, bet tai, tu žinai, logiškai paaiškini daug dalykų. Tu sakai, kad, tai, bet gerai, tikrai nemylėjo vienas kitą, gal taip ir geriau, ir panašiai. Ir tu labai taip nuengi tą patirtį, kurią tu turėjai. Kai tu išgyveni kaip vaikas, tu gali pamatyti, kad ten logikos yra labai mažai, bet dėl to, kad, pavyzdžiui, nepaaiškino, kodėl tėvai skiriasi, tėtis tiesiog vieną dieną paėmė dingo, ir paskui pasirodė, tai kas savaitgalį. Vaikas neturi logikos, jinai tik tai formuojasi. Ir viskas, kas vyksta tuo metu, jisai galvoja, kad tai vyksta apie jį, ir tada tu gali išgyventi kaip tas vaikas, kaip mažas Aurimas, kur tu matai, kad man yra, ir aš, žinoma, tai yra mano pagalba klausimų. Tu supranti, kad kuo tu įtikėjai, supranti, kad tai aš esu nepakankamas, nes tėtis išėjo, tai dėl aš esu neįdomus, aš esu nevertas, aš kažko nereikalingas, nes mane paliko. Ir tau tada tu matai, esi padėtas su tokiu faktu, kad tu logiškai supranti, kad, taip buvo, tai ne dėl tavęs, bet tu supranti, kuo vaikas įtikėjo. Ir kai jis tuo įtikėjo, viskas, kai mes ir kalbėjom, tas pagrindas pasėtas. Jau tau yra pirma žinutė, kur tu pradėjai galvoti, kad tu esi nepakankamas. Čia vienas iš tokių pavyzdžių. Tai jau kai mes atrandam tokius giluminius kabliukus, mes keliaujame į trečią etapą, tai tas trečias lygmuo, tai mes dirbame su neuroplastika, neuroplastiškumu. Tai reiškia, neuroplastiškumas yra unikali būsena, gebėjimas priimti ir įsisąmoninti pokyčius, ugdyti įgūdžius tam tikrus paprastus. Tai hipnozės metu, kadangi mes jau gaunam labai daug tokių aha momentų, suprantam, atrandam dalykus, paleidžiam, ten būna tokios praktikos, vėliau mes suprantam, bet tada jau vyksta perrašymas ir jau mes žinome, kas įvyko, kaip, jau galiu sąmoningai tą atskirti. Ir tada yra įrašoma hipnozė asmeninė, tai naudojamas tavo vardas, yra naudojama visa informacija, kurią aš surinkau, bet tik tai teigiama. Ir tada tu klausydamas, būdamas hipnozės būsenoje, klausydamas kiekvieną dieną, tu formuoji naują įvykį, naują situaciją ir tu formuoji naują įsitikinimą. Tai čia taip bendrai paėmus. Ir trečias dalykas, hipnoterapija, tai yra be galo įdomus, man tai yra be galo įdomus įrankis, nes tu realiai gauni galimybę sugrįžti ir pažvelgti savo gyvenimą. Ir iš tikrųjų pažvelgti nelogiškai, kaip aš irgi dabar kalbėjau, o iš tikrųjų, ką tas žmogus ar tu, būdamas tame etape, išgyvenai. Ir tada sąmoningai pradėti tą keisti, nes mes darom tokias praktikas, kai tu išsivedi tą vaiką iš tos situacijos. Tu jį paimi, tu jam pasakai tam tikrą, ir va čia daugelis žmonių sako tą palengvėjimą, kad, sako, aš kaip ir suprantu, ateinagi suaugę, suprantu, kad aš esu suaugęs. Bet aš nejaučiu, kad aš esu suaugęs, bet kai tu naini iš tikrųjų ir paimi tą savo mažą vaiką,
tu pradedi gerąją prasme atsiskirdinėti, tu pradedi suvokti, palaukti, teisingai, aš nebegyvenu tenais. Nu gerai, aš skendau tą kartą dėl to, kad tai buvo tokios bangos, raudona vėliava, nereikėjo man eiti tenais, ne, viskas gerai, aš dabar neįsiu, viskas tvarko, bet aš galiu toliau maudytis, ne. Šias finansai dalykai, nu taip, tėtis atiminėjo ten dar kažką, bet čia yra jų gyvenimas, tu labai pradedi atsiriboti, kodėl aš ir galiu taip laisvai kalbėti apie savo vaikystę, nes aš matau, aš suprantu, nu nebuvo faini dalykai, bet aš nebegyvenu tenais, mano mažoji Laura gyvena su manimi, mano paauglė gyvena su manimi, mes kuriame gyvenimą, kaip jį kurtume dabar, sąmoningai. Tai va ta atoskira ir dėl to tai yra tas greitesnis efektas, kuris įvyksta. Tai nežinau, ar aiškiai paaiškinu. Aiškiai, žinok, aš esu tiesiog nustebęs ir pačia metodika, bet aš pasakysiu dar, kas mane labai nustebino, kad aš kai vaikščiau savo terapiją, nes mano buvo labai stiprus darbas su savivertė. Jinai buvo, maks, kritusi ir aš vaikščiau terapiją. Ir per terapiją, tiesiog man kažkaip toks insightas gimė. Ir aš su terapeutė pasidalinau, sakau, tiesiog turiu tokią mintį, kadangi pas mane yra tiek daug ribojančių nuostatų susikūrė, nes ten ir tas, žinai, tokia atrodo labai daug. Ir aš ten nesu pakankamai protinga, žinai, ir aš čia nesvarbus, aš niekam neįdomus, tiesiog labai daug, žinai, tokių dalykų, kurie aš net ir logiškai suprantu, kad, kaip ir sakei, logika čia, nesąmonė, bet aš suprantu, kad jie yra manyje. Ir kadangi aš, žinai, esu, kaip čia, audiotekos vadovas ir turiu galimybę ten bet ką įsirašyti, aš tiesiog jai sakau, o jeigu aš įsirašyčiau savo, tiesiog aurimai, ten, ir susakyčiau visas tiesas, ko aš norėčiau tikėti, bet negaliu patikėti dabar tiesiog dėl to, kad neturiu to vidinio resurso. Ir sako, puikiai mintis, žinai, taip ir padaryk. Ir aš taip ir padariau. Aš įsirašiau ir aš tą programą grojau, žinok, mėnesį kokį. Mėnesį yra minimum. Čia yra pagal neuroplastiką, žinai, mes visi esame girdėję tą 21 dieną. Tai iš tikrųjų tai yra daugiau marketinginis triukas. Yra tam tikras pokytis, pradeda vykti, bet pagal neuroplastiką yra tokia Carolina Leaf, yra neuroscientist. Tai ir šiaip daugelis tyrimų dabar jau Hubermanas tą patį kalba. Tai neuroplastiškumas, tas naujas įsitikinimas susiformuoja nuo 63 iki 90 dienų, tau reikia ilgesnio to laiko, bet net ir mėnesį. Pradėjęs vėlgi, gal čia priklauso nuo įsitikinimo stiprumo, nuo traumos pririštos prie to įvykio, bet bent jau 30 dienų, tai aš nuo to su klientais pradedu, bent jau 30, nes aš jau daugiau žinai. Čia yra tas dalykas, kad jie pradės to nedaryti. Tai bent jau 30 dienų, bet tai yra tai jau kur pradės formuotis dalykai. Tai kitus, aš, pavyzdžiui, aš be hipnozės savo negyvenu. Aš visada turiu hipnozę. Mano rytas prasideda ir galvoju, kas yra einamuoju metu, kas man dabar aktualu. Aš visada įsirašau savo hipnozę. Ir tai yra įrankis, kuris mane veda tiesiog tos dar didesnės sėkmės ramybės link. Ja. Tai aš ir man atrodo, kalbant apie pakartojimo skaičių, čia yra atominiai įpročiai. Pavyzdžiui, tas autorius ganėtinai rimtai skaičiavo, kad ten apie, tiksliau, ne jis pats skaičiavo, tiesiog yra rimti moksliniai tyrimai, kurie rodo, kad pokytis, automatiškumas veiksmo atsiranda po 66 pakartojimų. Tai sako, bet esmė yra, kaip dažnai jūs tą darysite. Tai aš iš tikrųjų tuo metu, kai tik pradėjau daryti, aš klausydavau tik atsikėlęs. Klausydavau, aš kadangi labai atsipalaiduoju vairuodamas, aš tuo metu daug važinėdavau kiekvieną dieną, ten būdavo kaip pusę valandos, aš važiuoju ir visiškai vienas ir visiškai atsipalaidavęs. Tai aš dar paklausydavau važiuodamas ir dar prieš miegą klausydavau. Tai įsivaizduoju, čia labai daug pakartojimų buvo. Ir man tas pokytis taip žaibiškai vyko, kad tiesiog aš negalėjau patikėti ir dabar suprantu, kad čia realiai aš hipnozę naudoju. Taip, tu naudoji hipnozę, tu kiti ten. Dar hipnozės tik tai, kad tam tikrai įrankį aš įvedu ten, tarkim, sakykime, ten šiek tiek padidinto to budrumo, atsipalaidavimo tiksliau, bet šiaip tai tikrai, jeigu ir savo galės įrašyti, tas veikia. Tai čia yra tie patys, žinai, žodžiai, aš kaip visą laiką sakau, prisimink, kad mūsų smegenys humoro jausmo neturi. Žodžiai yra tai, kas mus formuoja, žodžiai yra tai, kas mes esame, ką mes ypatingai tie žodžiai, kuriuos sakome savo, ne? Tai kaip ir sakau, čia priklauso nuo problemos stiprumo, nes dabar daug kas tikrai pardavinėja tenai hipnozės, man rodos tikrai labai pradėjo kilti šitie dalykai, žinai, ten hipnozės tam, vienam, kitam. Jeigu aprašyme tikrai parašyta, kad tai yra kaip padedamasis įrankis, tada ok, bet man nepatinka, kai rašo, kad jie, žinai, išgydys ten žmogų ir pakeis, ar ten valgymo sutrikimus, ypatingai, mačiau kažkur buvo parašyta, kad viena hipnozė ten pakeis valgymo sutrikimus. Tai labai neetiškas elgesys taip prašyti, nes taip tikrai nėra. Kai jau yra tikrai problema, tu pirmą turi spręsti. Matai, kas tau labai padėjo, tu vaikščiai į psichoterapiją ir tu va, kaip sakau, tą pirmą lygį, tu jau tenais perėjai, iš tos pusės, ne pirmą lygį, bet tiesiog, tu jau žinojai, tu logiškai jau supratai, kas įvyko, ne?
tau turbūt nereikėjo ten jau per daug krapštytis, tu viską supratai, praėjai ir paskui tau užteko tiesiog to ir įrašo, ne? Bet jeigu tavo problema yra tai tokia, sakykime, kažkokio pasitikėjimo šiek tiek trūksta, dar kažkur, kur tu jau daug išsisprendęs, tada tu tikrai tą hipnozę, vien tik nes hipnozė ir hipnoterapija skiriasi. Pabrėžiu, hipnozė yra tiesiog įrankis, hipnoterapija yra terapija. Procesas, jo. Bet šiaip tos hipnoterapijos reikia, jeigu tu turi vis tiek suprasti. Tu gali savo įrašinėti, ten būna kažkokių pinigų, hipnozės, dar kažkas, viskas ten su jom gerai, bet jeigu tu turi įsitikinimus ir rimtus įsitikinimus apie pinigus, apie trūkumą ir panašiai, vien tik tai hipnozės klausimas tau gal padės, bet aš... Tu netikėsi. Tu netikėsi tuo, jo, čia tas pats yra, žinai, kaip pasakymas, prieš veidrodį atsisok ir, žinai, pasakyk, kad tu savo esi graži. Ir tik tai, man labai patinka vienas geriausių podcastų, kur aš klausiausi pas tave, tai man su Kulvinskytė, man be galo patiko jos ir tie pasakojimai, žinau, kad jinai naudoja tą frazę, pizdės, kaip išgražėjau, labai fainai ir sakau, bet, žinai, tikrai ne visiems taip unikaliai veikia, ne, man rodos tiek daugiau pasitikėjimo gal turi, bet dažnesnis atvejs yra, kad žmogus atsistoja prieš veidrodį ir jeigu jisai neturi žinių pakankamai, ne, ir jis pamato save ir jisai pasako savo pirmą kartą ir jis jaučiasi taip cringe, žinai, tas toksai, kad tiek tai yra ne apie mane, aš netikiu tuo. Todėl tada yra geriau praeiti terapinę dalyką ir paskiau savo tik tai kartoti. Nes kol tu netiki, tol smegenis to nepriims. Ir aš pavyzdžiui, kaip man ta pati terapeutė labai daug literatūros rekomendavo ir ta pati Meldibitė, pavyzdžiui, atėjo iš jos būtent, nesako, tu turi ko prisprendti visus dalykus, ar tau reikėjo tiesiog, bet tas yra, žinai, irgi terapijos metu aš labai suprantau tą dalyką, tos yra tarp tavo proto logikos ir tavo iš tikrųjų emocijos ir įsitikinimus. Tai aš, kai žmogus ateina, kai bandau paaiškinti, ką mes darysime, sakau, žiūrėk, mes nedarysim burtų, nebus taip, kad tu čia kažkur atsijungs, išskrisis, laiką paprašiu, kad tu miegosi. Ne, mes dirbsim sąmoningai, kalbėsim, viskas bus tvarkoje, bet tai skirsis tik tai tuo, kad mes dirbsim su to emocijom, mes tuos kapliukus atkabinsim. Ir tik tai, kai tu patiri tą iš tikrųjų procesą, tada labai žmonės dažnai sako, ne tai, kad nesitikėjau, bet, sako, aš atrodo, aš sąmoninga buvau ir viskas gerai, bet emociškai aš jaučiuosi daug laisvesnė, aš suprantu dalykus. Ir aišku, paskiau, žinai, vėlgi, kodėl aš nenoriu pabrėžti, kad tai yra magiška piliulė, tai yra stipru, bet sekantys žingsnis yra tavo, ką tu su tuo darysi, ką tu įsineši su terapija. Tai va, tai čia apie hipnoterapiją bendrai. Jo, man labai patiko dar vienas momentas, ką gal norisi išryškinti, kad kai mes esam vaikai, mes labai dažnai vis tiek su ta vaiko logika, tarkim, vyksta kažkoks įvykis, dažniausiai tai būna iš vaikystės arba paauglystės, mes kaip vaikas su ta vaiko logika paaiškinam, kodėl tai vyko. Ir aišku, tuo metu mums taip atrodo logiškai ir jis rašo tą emociją. Išlieka ir mes dabar iš suaugusio perspektyvos visai kitaip galim. Ir tu gali galvoti, kaip sakau, tas užburtas ratas, taigi aš suprantu, kad taip nėra. Gal vienas toksai, prisiminiau vieną klientas, mes dirbom su finansiniais įsitikinimais, su finansiniais blokais. Ir vyras jisai tikrai, jis gerai uždirba pinigų, kad ten jam trūktų, tikrai to nėra. Bet jisai išleidžia, jisai visiškai išleidžia pinigus. Ir sako, Laura, aš atrodo, kaip kaip autopiloto kažkas pas mane įsijungia. Pas mane yra tie pinigai ir aš tiesiog jaučiu tokį poreikį išleisti. Ir jam labai buvo sunku sutaupyti ir panašiai. Ir viską, mes ten pakalbėjom, viską kažką, tai buvo ten, gal sunkesnė vaikystė, galvom, gal į tais, nes ten finansinis gal buvo kažkoks trūkumas ir panašiai. Ir įsivaizduojamas, tada sugrįžta į prisiminimą. Kai visiškai netikėtai, sako, aš to visiškai kaip vaikas nesureikšminau, atrodė, bet vaikas yra taip, jisai vaikas ir jisai gauna tuos dienpinigius. Ir jisai tauposi, ten turi, norėjo dviratį nusipirkti, ten dar kažką. Ir jisai prisitaupo iki tam tikros sumos, kur jau tuoj galės pirkti tą dviratį, žinai, ir ateina tėtis ir jisai pasiskolina vieną kartą. Ir tu kaip vaikas neprašysi, antrą, kada kažką sako, aš nesufiksuoju, bet kaip vaiko pasąmonėj, tai jisai niekada negalėjo to dviračio nusipirkti, nes aš dabar neatsimenu, ar tas tėtis ir užgerdavo, ar tiesiog tų pinigų nedikdavo, ar jis tiesiog pasakydavo, kaip tu drįsti. Jis būdavo taip, kad jeigu jis net užsimindavo apie kažką, sako, kaip drįsti prašyti, aš tave ir taip išlaikau, žinai. Ir jam pasidarė gėdas jėsi su tavo prašymu pinigų ir panašiai, bet pagrindinis įsitikinimas, kurį mes krapštėm, yra tai, kad kai yra pinigų, juos tuo iš tavęs atims, nes jų neliks ir tu nieko neįsigysi. Ir jam tas, tu sakau, ant tiek atkabino ir tikrai suaugusiam protingam vyrui, jis daug uždirbo, jis atkabino tokį dalyką, tas instinktas, ta emocija, tas jausmas, kuris yra pririštas prie pinigų, jam yra tai, kad jisai dabar jų turi, bet tuo neturės, tai jau geriau tada aš paimsiu, išleisiu ir nusipirksiu, ko aš noriu ir panašiai, negu aš galėčiau jau taupyti, nes tuo jų neliks. Ir ką, ir susitvarkiam su tuo. Ir čia tokie užslėpti. Ir čia tikrai, be kito žmogaus pagalbos
Jo, nes mes sakau, nes aš jau, žinai, aš vis tiek turiu tą ilgametę patirtį, aš plius minus žinau, vis tiek istorijos atsikartoja. Ne istorijos, o problemas, tai giluminiai įsitikinimai, žinai, atsikartoja kažką, aš ir galvojau, su tuo, bet irgi pati neužkabinau. Ir, žinai, tai labai įdomus mano darbas, aš tai be galo mėgstu, aš tai tiesiog. Tu visada sužinai kažkokių tokių, žinai, naujų dalykų ir pačiai atrandi ir galvo, geras, kaip detektyvas toksai mažas, žinai, čia taip, sakykime, sužeminant šitą reikalą. Jeigu dar kažkokių kils klientų istorijų, tai tikrai aš norėčiau, žinai, kad tu jų papasakotum, anonimizuojant tai be abejo, bet aš labai noriu nepraleisti vieno dalyko, ką tu sakai, pakalbėsi ir tai labai iš tavęs asmeniškai yra. Antra pokalbio dalis prieinama prisijungusiems prie PIN bendruomenės portalo. Joje su Laura kalbėjomės apie vyriškos ir moteriškos energijos skirtumus, ko reikia, kad manifestacijos tikrai veiktų, kaip nebejausti nuoskaudų dėl vaikystės traumų, kaip atrodo rytinis hipnozės ritualas, kaip rašymas padeda tvarkytis su pykčiu ir kitomis svarbiamis temomis. Kviečiu pasižiūrėti trumpą antros dalies ištrauką. Galbūt prie PIN portalo norėsi prisijungti ir tu. Tam situacijom, kai ateina moteris pas mane ir sako, krenta tiesiog į tą fotelį mano, įkrenta ir sako, aš nebegaliu, žinai, ir žiūriu, o kas yra, nes jos viską neša, jos viską daro, aš pati turiu kovoti. Savo moteriškumo tema. Kaip tu pradirbai? Sustabdyti darbų krūvį, atsiriboti, nebebūti, nebedaryti projektų, kurių tu nenori, tiesiog nebegali. Ir man buvo beprotiškai sunku, aš iš karto išmuša visi skaitikliai, o tai kaip mano finansai, o kaip mano tas. Dažnai dar šiandien tą boss lady. Sako, nusimta savo kiaušus, žinai. Tai būtiniai konfliktai ir būna dėl to, nes kai aš darau, žinai, ar tu gamini kažką, tai aš galiu ir bulves, ir aš galiu ten puodą užvirti, tai ne tą kažką darai, paklausau ten dar panašiai. O jisai paima tą vieną dalyką ir sakau, Lukai, ten, žinai, paklaus, paim dar tą kažką. Ir jisai, aš negaliu, Nekalbėkime, aš kepu kiaušinėlį. Kaip dažnai tu keiti savo hipnozę ir kokie yra dalykai, kurie nepaslaptis, yra tavo hipnozė? Kai tu sąmoningai supranti, kad visi turi savo gyvenimą, savo realybę ir kad tu neprivalai nei būti, nei nebūti toje realybėje, tau ateina didžiulis palengvėjimas. Galvau, gal net nesidalinčiau niekada tą istoriją, bet gal pasidalinsiu, nes jinai labai gražiai ir dvasiškai taip susijusi, kai sakėm, ar yra visata, ar yra kažkokie dalykai. Ilgą laiką buvo tam tikrų nuoskaudų dėl to, kas vyko, kad tu kalbi ir pasai toks lengvumas ir toks visiškai atsitraukimas jau nuo tos situacijos. Kaip tau pavyko paleisti visą tai? Prisijung prie PIN bendruomenės adresu išnaujo.lt/PIN ir klausykis šio pokalbio tęsinio. Mūsų rėmėjų taip pat laukia galimybė keistis patirtimi su bendruomenė, rasti joje bendraminčių, išankstinės laidos peržiūros, nemokamos audio knygos, audioteka šortai, PIN akademijos susitikimai, svečių knygų rekomendacijos ir kitos gerybės. Viską rasi adresu išnaujo.lt/PIN. Dabar kviečiu trumpam užsimerkti, giliai įkvėpti ir pagalvoti, kokį vieną patį svarbiausią dalyką išsinešiai savo iš šio pokalbio. Ir jeigu norėsi, kviečiu pasidalinti juo komentaruose po pokalbio. Taip ne tik paleisi mintį į pasaulį, bet ir palaikysi PIN komandą ir PIN idėją. Kiekvienas laikas, kiekvienas komentaras, pasidalinimas su kitais ar kanalo užsiprenumeravimas reiškia, kad PIN laidos bus rekomenduojamos vis didesniam kiekiui žmonių. Taip veikia algoritmai. Jeigu jauti, kad vertinga, noriu paprašyti ir tave šiais paprastais būdais prisidėti prie PIN sklaidos. Dėkojam kartu su visa komanda. Šiandien tiek. Iki. Ačiū tau, kad buvai kartu ir kviečiu pasimatyti vėl po 2 savaičių.